Nes suprantat, Hebra, kad mes gyvenam pasaulyje, kuriame 3 bičiai, kurie yra turtingiausi, Zuckerbergas, atskirai, Zuckerbergas, Bezosas ir Muskas, jie visi 3 yra tobli Bondo vilenai. Tobli. Tamas, jeigu darytum Bondo filmą, turi 3 vilenus, kuris iš karto gali, kiekvienas jų iš karto yra ten Bezosas, kuris nori Dr. Evil, Bezosas, kuris nori daryti pasaulį crazy ten, žodžiu, tai yra klasikinis dalykas. Mr. Evil, Zuckerbergas, suprantu, robotinių veidų. Jo, bet matai, bet čia yra dalykas, kad, pavyzdžiui, kol reiškia, Elonas Muskas yra meme lordas, jis yra toksai visas, čia dar galima paminėti momentą, kad jis ten 2018 metais berods buvo Times'u tas top 100 ir jis nusuko su visų mėgstamiausių juoduoju antisemitų nacių gerbėjų Kanye Westu. Labai vienas kitam reiškia meilę ir sakė, tu irgi va toks nesuprastas genijus kaip ir aš, ir jie ten vienas kitam labai kažkaip imponavo, tuo metu jis dar nebuvo juodasis antisemitas, o to Muskas atrodė, kad nebuvo irgi kažkoks tai keistas žmogus. Bet kaip sakė Sadelas, Muskas yra white Kanye. Jo, iš esmės tai. Bet iš kitos pusės grįžtant prie to, tai žinai, Bezosas yra, kur tu žiūri į jį ir tu su doleriai, reiškia, sukasi akise ir tu taip ir laukia, kad jis nusiema odą ir ten yra driežas, ir jis, ta prasme, geria adenochromą ir ten dar kažką daro. Zuckerbergas sako, aš einu dabar muštis į UFC. O klausyk, Andriau, tai, nes buvo tokia legenda, aš prisimenu pradžiai COVID pradžioj, kad furistas važiavo su slojiku koronos virusu ir ten kažkur nukrito netoli laboratorijos. Ar tu gali patvirtinti arba paneigti šitą faktą? Atsisakau komentuoti. Ir aš tada supratau, kad svarbiausia yra, ne atsakymas, o teisingas klausimas. Jeigu tu nesi, nemanai kaip aš, tai vadinasi, tu esi Hitleris. Terminalas. Jonai, kaip tavo savaitgalis praėjo? Mano savaitgalis buvo, aš patyriau iššūkių. Aš turėjau šeštadienį nuvykti pas save, ten tokį sklepelį turim, išsivežti chlamą biškelį. Sutrūdyjusi kažkokių sofų nuo praeito šeimininko ir paskui dar draugui padėti talpoj. Ir aš įsinomavau busą. Ir aš vairuoju tą busą, didelis tas busas, viskas ten kažkaip gerai. Nuvykstam mes ir susikraunam, nuvykstam į stambiagabaryčių, reiškia, dalykų aikštelėm. Ir ten toks pravažiavimas, ir aš galvoju, prasuksiu aš per tą pravažiavimą, jokių problemų. Ir aš suku ir aš žiūriu, kaip mano galas, tai prie tokio šlagbaumo yra tokia tvorelė pastatyti, ir aš tą tvorelę tiesiog lankstausiu. Galvoju, gerai, išbėga teta, aišku, nepatankinti. Jo, barą, šiaip tai nelabai barėsi. Sako, kaip jūs vairuojat? Sakau, teta, nepykit, ne? Ir paskui kažkaip jau ten pildėm ir busikas išnuomotas iš kolegų, šiaip labai nesmūgu, labai nemalonu. Kalbame su teta, paskui sako, žinokit, 4 kartą šitas nutinka toks judesys. Ir aš žiūriu, kad šlagbaumą, tai aš nekliudžiau, bet prie jo yra pastatyta tokia tvarytė. Jau specialiai, tokiems kaip tu. Ir kažkaip nusakau, gal praplatint tą įvažiavimą tada, sako, mes taip sprendžiam, žinai, problemas pasistatom tvarelį ir jie tiesiog daužo visi. Tai tai turėjau tokį nutikimą, bet labai buvo daug streso. O tu ką? Vežiojau žemę, filmavau lietuvišką nuotykinį šortą. Ką? Įkėliau į YouTube, galėsiu pasidalinti. Kokį? Vadinasi, muzika svarbiausia tenai. Chariots on Fire, Vangelio. Ir tu nešioji žemę? Kadangi mes buvom dviese, abudu fantastai, buvo ten kažkoks lankas, supranti, buvo traktoriukas, buvo kuzavėlis ant traktoriuko, manau, toliau jūs galit savo fantaziją įjungti ir suprasit, kas iš to gavos. O tu, Mykolai, dainavai kažką? Jo, aš dainavau penktadienį. Penktadienį padainavau šitą, o sekmadienį visą praleidau atsakinėdamas Gražinei Belousovai. Mūsų praeitas epizodas draugai sukelia plataus. Ne žetažą, bet susilaukė plataus aptarimo kultūros ir visuomenės sluoksniuose. Gražinė Belousova, labai puikiai mokslininkė, parašė man klausimą, sakė, ar tu nori, kad aš tave sukritikuočiau? Sakė, manidai. Sakau, jo, mielai, labai faina būtų, nes aš labai noriu. Nes, žinai, tokiamis temomis, kaip mes tencelius darėm, tai tom temom, aišku, mes čia taip, žinai, paprastinom viską čia kalbėdami, bet tom temom šiaip iš esmės, tai, žmonės bijo kalbėti dėl tokių dalykų. Pirmas dalykas, nes šitą jau kalbėsi apie incelius ir apie jaunus vyrus, tai gali gauti galvą nuo jaunų vyrų ir incelių, kurie sakys, kad tu esi leftistas ir tu drįsti čia kažką, kad jos blogai. Leftistinė kirmelė ir apskritai, ką tu čia darai, ir visi vyrai sakys, ką tu čia vyrų nemėgsti, žinai.
O kitoj pusėje yra žmonės, kurie tiesiog gali duoti galvą, nes tu esi, tipo, vat, kaip sakė Domas Raibys, sakė, tu kalbi taip pat, kaip ir išvardino visą seriją. Nu, tipo, serija yra, tu kalbi kaip Andrew Tate'as, nu, kuris yra blogas žmogus, tada tu kalbi kaip šitas, kaip Roganas, kuris yra daug dalykų ir ten viskas yra ir tai gali patikti, nepatikti pažiūros krūvą, šiaip jis bulvonas būna kartais. Ir tai tu taip pat Jordanas Petersonas, kuris yra toksai, nu, vadinkim taip, mimkoinų tapęs profesorius, kuris iš esmės, jis turi kažką savo teoriją, kalba ją, ekscentriškas biški, karts nuo karto kalba, ko nesupranta, bet vis dėlto yra, nu, kažkoks tai akademinis veikėjas. Va, nu ir tai jūs kalba tą patį terminalą. Tai, žodžiu, tas toks tipiškai diskusija yra, kuriame tu, jeigu tu nesi mes, tai vadinasi, kaip čia pasakyti, jeigu tu nesi, nemanai kaip aš, tai vadinasi, tu esi Hitleris. Nu, maždaug toks yra argumentacijos dalykas, tu prieš šitą brūkšnį kažkur per vidurį ir dėl tos priežasties žmonės, ypatingai žmonės, kurie turi ką pasakyti, galvo, ką man veltis iš tą nesąmonę, aš visiškai nenoriu čia eiti kažkokią dalį ir tu neįsigilinę sakai, jo, bloga ta J.K. Rowling, čia viskas, ką nesako, yra blogai ir panašiai. Tai dėl tos priežasties ta tema yra tokia sudėtinga ir man labai atrodo faina, bet kol kas vyksta, kad ta diskusija jinai yra, gali būt skirtis nuomonės, bet tu gali kalbėti labai, kaip čia pasakyti, kultūringai ir kalbėti apie dalykus, kurie actually yra tikrai svarbus, nes ką mes kalbam iš esmės, tai yra socialinės politikos, visos šios nuomonės ir tarkim, vaizdavimo, ten tema, kuri man aktuali yra, ten vaizdavimas viešoje kultūroje ir panašiai, tų incelių ir taip toliau, tu gali kalbėti apie ją nuoširdžiai ir galbūt gali prieiti prie kažkokių tai sprendimų, kurie nereiškia, kad visi yra Hitleriai, arba kad visi yra, nežinau, ten leftistai ir Frankfurto mokyklos marksistai, bet reiškia, tas Frankfurto mokyklos marksizmas irgi čia toks yra, ta prasme, pasakokite man apie Frankfurto mokyklos marksizmą, reiškia, šitą. Tai tu gali kalbėtis kažkur normaliai ir galbūt kažką prieiti ir man atrodo tas toksai, vienas dėl ko mes tą terminalą čia ir tais renkamės kalbėtis, kad aišku, šiaip faina pasijuokti, bet kita vertus, kartais norisi biški įvesti kažkokią tokią kalbėjimo kultūrą, kurie nėra labai juoda-balta. Tiksliau, yra juoda-balta, bet dabar yra daug pilkos spalvos, kur iš tikrųjų aš pats nežinau ir aš kai kurios dalykus, pavyzdžiui, kur Gražina parašė, aš šiaip aktyviai priemu. Žinai, ir jie yra labai normalūs ir natūralūs. Ir ko gero, ką ten parašytų koks nors iš dešinės bičias, ko gero aš irgi visai priimčiau. Žinai. Jo, žinai, man atrodo, čia tie komentarai, kiek tam pastavęs skaičiuoja, yra visiškai normalūs. Vėlgi, Domas Raibys yra mano geras pažįstamas, yra visiškai puikus, juokingas vyras ir normalu, kad tos nuomonės kartais nesutampa, normalu, kad galbūt išvados, kurios mes, padarėme jautrę temą, taip. Gal ten ne tai, kad teisingai ar neteisingai ir gal, žinai, in theory turbūt tokią temą vertinant reikėtų turėti, sakykime, ir moters balsą, čia kažkur tais prie mūsų, žinai, turbūt vyrai tai yra normalu, kad mes kalbam apie tai iš kažkokios nuostabios, žinai, nuoširdžios, atsiprašau, žinai, vyriškos perspektyvos ir kažkaip, bet aš irgi kalbėjau, kad, žinai, bet, kalbam kaip kalbam, būtų šaunu, būtų puiku, bet ta diskusija, man atrodo, labai vertinga, kas vyksta dabar, žinai. Manau, kad praleidžiat vieną esminį klausimą, supranti, va tam jo įvertinime, kurį iš mūsų iš tikrųjų jis prilygino Joe Roganui. Aš manau, kad tave. Mane? Dėl to, kad aš storiausias. Nežinau, kažkaip taip. Aš storiausias esu, aš vyrai, sorry, ta prasme. Čia mes atsiprašau ir atsiimu savo argumentus. Tris druškiai. Ne, bet šitą, aš gal tai pasakysiu, žinai, man atrodo, kad labai faina, mane tas labai kas užknisa ir čia yra tas radikalus centrizmo reikalas. Šitą, mes turim temų, kur negalim šnekėti dabar. Nes šnekėti gavosi, kur galvoju, kažkas įsižeis, panašiai. Žinai, aš noriu pasakyti tokį dalyką, davai baigiaus tais įsižeidimais. Ta prasme, nes kai tu atsisakai, kad kažkokie dalykai gali būti nemalonus kalbėti, tada viskas, kas lieka kancelinimai. Nekalbėkite šitą temą, nes man labai skaudu. Aš susijautrinu labai. Reiškia, kad, žinai, tas yra, čia skaitai tema apie seifeizmą, kada reikėtų padaryti, ekonomistas yra tą terminą taip labai išpopuliarinęs. Tas po 9-11 atsiradęs seifeizmas yra tokia ideologija, kuri sako, kad kažkaip žmonės labai gali būti emociškai žaidus. Nes reikia saugoti žmonės nuo... Nejudinkim jautrių temų. Jo, nejudinkim jautrių temų, bet tos jautrios temos, jos kartais gali būti jautrios, kartais gali būti, o aš čia gal turėčiau įsižeisti. Tai gal dabar aš ir įsižeisiu, nes tu kažkaip, nežinau, palėtei mano... Ir ten tas sąrašas yra pilnas, ten, nežinau, tapatybė, rasė, įsitikinimus, tėvą, mamą, dar kažką, žinai. Ir tada tas dalykas gaunasi, kad visur mes turim kažkokį rusiškos mafijos tokį, tu manęs negerbi, tai vadinasi Hitleris. Ta prasme, kažkokia tokia dalį. Ir man atrodo, kad, žinai, kad tikslas turbūt ir yra kalbėtis, ir, žinai, aš manau, kad čia, bet visiems, kas mumis nesutinka, tai kritikuokit.
kol tą nesutikritikuokit, gal mes kažko nežinom, sakykit, žinai, gal ten kažkur mes kažką nepagalvom, diskutuokim. Jeigu tos temos tikrai yra svarbios ir davai, bet nebijokim jokio čia kažkokio tai, ten, žinai, kažkokio tai ten baimės, pasmerkimo ar dar kažko tai, žinai. Ir ta diskusija, man taip atrodo, kaip čia paskaitai, turi turėti pradžią pabaigą ir kažkur pasibaigti, tol kol tu nepradedi sakyti, kad jūs 3 story vyrai galios pozicijoje. Ką jūs čia išmanote apie ten vieną arba kitą temą. Bet tu gali ir taip sakyti, žinai, tu gali ir taip sakyti, nes, realiai mes esam 3 story vyrai, žinai, kurie kalba. Ir čia yra visiškai normalu, kad tos nuomonės, kartais nesutampa, ypatingai apie tokios socialinės temas, kur ta kitokia nuomonė, ji būtų turbūt vertinga, bet, taip. Ir jos bus. Kažkada jos atsiras šitoj mūsų, mes bandom po biškį, kaip čia, pradėti šią laidą ir po truputėlį, manau, kad kviesime žmonės, kurių nuomonės kardinaliai skiriasi. Gal net išmoksime vienas kito nepertraukinėt, gal net kokį pašnekovą pasikviesime. Tai čia tik kitam sezonė. O šiaip noriu pastebėti, kad mūsų laida turėtų būti lygių įžeidinėjimo galimybių teritorijos. Labai gerai. Man tinka. Terminalas. Ką, tai pradėsim šiandien. Šiandien išeidinėsim, ką mes šiandien išeidinėsim? Mes kalbėsim šiandien apie tokią vieną personą, kuri galbūt bus mažiau polarizuojanti negu mūsų praeitą temą. Mes pakalbėsim apie Eloną Muską. Kaip jis dabar yra žinomas. Mykolas truputėlį papasakos apie jį, kas jis toks ir kur jo pinigėlė ir jo biografija. Aš tai norėčiau pradėti nuo tokio momento. Buvo toks, aš labai aiškiai prisimenu ir dėl to man šitas personažas yra, žinai, įdomus savo gal downfall'u labiau negu bet ko kito. Nes kokie 2014-2015 metai, toks bendras suvokimas buvo, kad Elonas Muskas yra toks, nesuprastas nerdas, genijus, kuris eina prieš sistemą. Ir kas jam rūpia? Tai jam rūpia, pakeisti pasaulį, kad būtų geriau. Taip. Ir tas jo personažas, kuris paskui, kai pakalbėsim, yra labai kruopščiai kuruotas. Bet aš prisimenu, mes sėdėm su žmona, mes žiūrim ir sakom, kas šiame pasaulyje, kas mus ves į priekį. Ir Elonas. Ir tu nesigilini, žinai, kaip jis elgiasi ten su savo vaikais, su savo partnerėmis, iš kokios iš šeimos. Nes tuo metu atrodo, kad jis daro viską kažkaip nuostabiai. Ir tas jo ir vėlgi, tai nebuvo, kad jis kažkoks ten herojus mano. Bet, tai buvo toks žmogus. Ne, bet jis buvo toksai, žinai, bet aš primenu, aš tavęs, tą pirmą vaizdą, aš mačiau, aš Eloną Muską pastebėjau pirmą sykį, kai jisai... Regis 11 metais atsirado ant Vairedo viršelio, savo tą Teslą. Ir, atrodė viskas, fantastika. Bold, aštrus, drąsus, stiprus, aiški vizija, nesuprastas. Vairedo profilas buvo nuostabus, to Vairedo profilo prasidėjo tas Teslas visas didysis dalykas, buvo tik pagaminę pirmą mašiną. Ir, žinai, ir tu galvoji, pliamba, čia toksai bičias, žinai, mūsų kartos, biškit, žinai, mūsų kartos pagaliau atėjo tikri vyrai. Tikri vyrai tie, kurie iš tikrųjų, ten tikros moteris, kurie iš tikrųjų pakeis šitą pasaulį. Ne tai, kad tikri vyrai, o toks vizionierius. Ne, bet mūsų, bet tokia idėja, tu jauti, kalbais, tu jauti kažkokius tai sąsąją su savo kažkokie, žinai, praeitim, kažkokiais fantastikos knygoms, knyginos, supranti, kad amžiaus prasmės yra maždaug toj kohortai, kuris galėjo su mumis geiminti ten, žinai, jaunystėje, kokiam nors ten RPG festivalyje, žinai. Ir sakė, kad ir geimino. Sakė, kad ir geimino. Su Maskos laiko tą sakė. Tai, žodžiu, kažkur geimino ar panašiai. Žinai, tu gali suprasti, kad kažkoks toks mūsiščias, ar ne, žinai. Ir tai, žinai, tiesiog rytis, čia turbūt yra įdomiausia dalis. Tai šiandien, kalbėsime apie jį, yra daug labai įdomių turbūt momentų, kodėl šiandien mes kalbam apie jį, tai Mykolai, tu gal pridėk pasakyti, kodėl jis yra svarbus šiuo metu. Tai gal aš pasakysiu, aš papasakosiu biškiai apie tos labiau faktinius dalykus ir dėl ko jis yra šiandien tokiam, dėl ko šiandien nusprendėm apie papasakot. Kitas dalykas, čia daug yra dalykų, aš pakalbėsiu apie verslo dalį, o tu pakalbėsi paskui apie Kinijos kontroversijas. Ir bendrai perėsi vėl prie Kinijos. Kinija puikiai tema, draugai, labai įdomu. Kalbėkime daugiau apie Kiniją, labai noriu kalbėti apie Kiniją. Tai gerai, tai gal aš tą pradėsiu labai trumpai bandysiu, čia trumpai labai neišės, bet bandysiu peržengti per tą pilietį. Tai Elonas Muskas yra turtingiausias pasaulio pilietis. Iš čia vienu momentu buvo pasiekęs 450 milijardų tą tokį vertinimą. Bet kalbant apie verslus, turbūt reikia pasakyti, kad čia reikia labai aiškiai skirti verslų vertinimą ir kas tie verslai iš tikrųjų yra. Nes turbūt pasaulyje nėra buvę tokio žmogaus. Verslas dažnai buvo siejamas su įžymybė. Ne?
Tai tarkim, pavyzdžiui, Virgin Airlines, Richardas Bransonas yra pilietis, kuris nuo pat savo pirmojo verslo, kai sukūrė tokį, kaip čia pasakyti, sukūrė įrašų studijas ir visokius ten, įrašų pardavimo vietas Anglijoje, jis laiką buvo tas verslininkas, kuris ten, žinai, skraido lėktuvais, ten kopia į kalnus, reiškia, rodo, daro visokius ten kitus dalykus. Jis laiką buvo jo verslas neatsiejamas nuo jo žymybės. Ne, žinai, tai akcijų rinkoje, tarkim, verslų kainas laiką buvo vertinama aukščiau, nes jis galvodavas yra fantastiškas. Donaldas Trumpas, beje, irgi buvo vienas iš tų verslininkų, kuris perka, stato, jį seka spauda, jisai, tai kitai žmonės, kurie naudojasi žymybę savo žymumu tam, kad jie galėtų, verslininkai celebričiai, ne, kad jų žinomas, jų dalykai tampa kažko tai, ką jie veikia. Bet niekas kitas nėra to dalyko tiek išpopuliarinęs ir tiek ginklizavęs, kiek Elonas Muskas, ir Elono Musko verslus vertinant, ten labai sunku kartais atrasti, kur ten yra verslas, ir dabar tenais, aišku, yra ir tikras verslas, ir kur tenais yra absoliutus tas reiškia, kažkokia įžymybės herojaus kelionė, ar ne, personažo kelionė, žinai, kažkokiam dalyje. Tai Elono Musko taip verslus vertinant, tai jisai pradėjo nuo PayPal'o, jis ten turėjo tokią kompaniją, X ją sujungė, tai X kompanija, mokėjimų kompanija susijungė su savo konkurentu Peteriu Thieliu, kitų nuostabių veikėjų, kuriam kažkada reikėtų pašvesti laidą, jis tikrai yra nuostabus, mano baisiai žinomas. Mažiau matytas, bet... Kas jau žino, tai taip, kas sakyti, mažiau matytas žmogus, kuris iš principo sugalvojo, kaip veikia moderni rizikos kapitalo industrija, sakyti irgi negalima. Tai yra žmogus, kurio, jeigu tu nori būti startuperis, aš esu, tai kaip pirmo numeriu tampi startuperis, sako, seniai, paskaityk Peterio Thielio knygą Zero to One ir tu viską suprasi. Ir iš tikrųjų tą knygą paskaičius, tu daugiau mažiau supranti, apie ką čia eina kalba, ten jo logikas ir kitus dalykus. Tai Muskas, Thielis ir ten dar Hebros buvo, ten buvo ir LinkedIn'o, ten daug labai kompanijos buvo, tai ta vadinama PayPal mafija, jie sugebėjo padaryti mokėjimų kompaniją ir sėkmingai parduoti laiku. Po to žmonės iš tos, ten Muskas pradžiai buvo vadovas, paskui jis kažkaip išvažiavo į pasiilsėti ir daugiau ilsėtis nebevažiuoja, nes tada jį atleido. Tai jį atleido, jis išvažiavo atostogų, čia toks įdomus faktas rašomas Isaacsono biografijai Musko, reiškia, kad jis išvažiavo ilsėtis ir tada jį atleido. Ir daugiausiai nusprendė po to laiko daugiau nebesilsės niekada, jis daugiau nebesilsė niekada. Čia jau toks visiškai piktorio darbdavio. Peteris Thielis, taip sakant, suorganizavo mažą perversmą rūbų, reiškia, ir išmetė, bet kuriuo atveju. Tai PayPal'as buvo pradžia ir kai PayPal'ą jie įsikešino pinigus, Muskas skubiai investavo pinigus į SpaceX'ą. SpaceX'as tuo metu buvo, mintis buvo labai tokia, kaip čia pasakyti, labai startupiška mintis. Daug raketų brangių skraido į kosmosą, reikia padaryti pigią raketą. Jis investavo SpaceX'ą, ta SpaceX'o investicija pakankamai ilgai tęsiasi, taip, ten tas SpaceX'as, raketos mokslas, kaip žinia, toks dalykas yra, kur ilgai reikia tą raketą skurti, žinai. Jis tą SpaceX'ą ilgai ten turėjo, kol jisai nusprendė, kad kažkaip tai pas jį atėjo ten, kad jis buvo verslininkas, investuotojas, sukosi ratuose, kažkur investavo, pas jį atėjo tokie du bičiai, kurie buvo sukūrę kompaniją, kuri vadinosi Tesla. Ir ta kompanija, kuri vadinosi Tesla, pradėjo gaminti pirmosios elektronius automobilius ir čia Muskas padarė tai, ką jis darė paskui labai daugybę kartų. Pradžios investavo, ten jisai palaikė ir padėjo, paskui sakė, klausyk vyrai, čia kažkaip jūs viską netaip darote, aš šiaip iš principo duosiu jums pinigų darbiškutį. Bet jūs turite duoti man tą kompaniją, kad aš būčiau jos dalis. Aha. Vadinamasis Tomo Edisono manevras. Nes jis labai dažnai cituoja vėlgi Tomą Edisoną kaip savo įkvėpėją ir Tomas Edisonas iš esmės darė visiškai tą patį. Taip. Mes tu ateini, būni ir paskui sakai, kad vis buvo, pažiūrėjau, dabar jūs sako, jisai sukūrė Teslą, ne, jis nesukūrė Teslos, jisai Teslą nusipirko. Ir paskui kažkokio tai momentu kažkoks ten atleidimas, kuriame buvo cituojamas, kadangi Musko biografija nagrinėjama skersai išilgai, ten visokių laiškų yra, tai kaip Muskas atleido buvusius vadovus, nes jie nuvažiavo kažkokią konferenciją ir ten prisistatė kaip founderiai. Išėjo straipsnis, kad jie yra founderiai, o Muskas kažkaip nebuvo prie founderių paminėtas. Tai Muskas sakė, ne, gerai, užtiso, duokite man viską, panašiai. Tai paskui tas pats manevras, jis yra pasikartojęs su eilė kompanijų, iš dalies X-ų, bet garsiausiai su OpenAI, kurią Muskas taip pat buvo prikūręs, kuris irgi vienu metu sakė, žiūrėkit vyriausiai, eikit velniop. Dabar čia aš būsiu vadovas ir aš jau vystusiu, aš duodu jums pinigų, išperku jūs ir panašiai. Tai čia toks, kai turi investuotoją, kuris taip sėdi, stebi ir paskui viską įsiaiškina, sako, tai gerai, žiūrėk, dabar tu išeik, gausi čia kapeikų, o mes dabar jau jaučiu, kad tavo verslas gali pakilti, nes tu reikia pinigų, tu duosi pinigų ir tu, taip sakant, gali laiku pasitraukti. Kaip būsi pats investuotojas. Taip. Tai dabar jau čia kažkaip tu būsi investuotojas arba pas tave išpirksime. Tai padaręs tą sprendimą su Teslai ir čia pradėkime nuo to, kad Teslai kaip SpaceX'ui, tai yra tokia labai, žinot, čia Lietuvoje, pavyzdžiui, būna žmonės, kai sako apie startuolius kalbą, jis klausia, kodėl
maždaug, serijos tai tesonetas, jeigu tokie gudrus, tai kodėl nepelningi, čia ilgą laiką buvo, dabar tesonetas yra pelningas ir tai yra normalu, bet faktas yra toksai, kad, tas verslas, globalus, tarptautinis verslas, kuris keičia paradigmas, paprastai yra daromas labai taip tokiais, daromas ir labai etapais, ir labai svarbus etapas yra, kuriam etapas yra toksai, kad normalus verslas, tai žinau, tam, atidai 3 parduotuvės, palaukti, jos veikia pelningai, investicijos atsiperka, perki dar parduotuvę. Plėtėsi kažkaip, kartas nuo karto investuoja, bet investuoja trumpam laikui. Čia tu investuoji tikėdamas, kad pasaulis pasikeis ir mano produkto reikės, labai daugeliu žmonių. Ir tai nebūtinai turi dabar būti atspindėta, nes, pavyzdžiui, SpaceX'as, jie ten savo tas kompanijas nuo 2002 metų, jie ten pradėjo, kaip čia pasakyti, tas verslas susidūrė su pinigais, kur nors, nežinau, prieš jūs ten 4-5 metus, ar ne, kai jau pradėjo eiti Starlinkai, kai pradėjo NSA pirkti jų raketas, bet didelį laiką SpaceX'o verslas buvo tiesiog ten, nežinau, leisti raketas ir paleidėm raketas, sakom, žiūrėkit, va čia raketa, mes ją galim daug labai, ir taip ir atsitiko, ten tas jų Falconas tapo viena geriausių raketų. Visų laikų tas raketas greitai čia monetizuosim. Ta pradeda leisti jas čia į kosmosą ir iš tikrųjų tas dalykas atsiperka ir ten investuotojai pirmieji, kurie darė, jie atsiperka, bet reikia suprasti, kad kai vertina tokias kompanijas, tam tikrą prasme, ir čia Masko yra bruožas labai svarbus. Visų kompanijų vertinimas yra ne dabar, bet į priekį. Tai yra, tu visą laiką, čia dažnai normalu tokiuose versluose būna, kad tu vertinamas ne pagal tai, kiek tu dabar, tavo akcijų vertė didelė dalimi yra ne apie tai, arba kompanijų vertinimas, kurį privatus investuotojai tai vertina, jis yra vertinamas ne pagal tai, kad tu dabar uždirbi. Pavyzdžiui, koks nors, tarkim, private equity kapitalo įmonės, kurios perka augančias kompanijas, jos, grubiai tariant, skaičiuoja, kad, pavyzdžiui, tavo vertė per 3 metus turi augti kas 20%, vertė turi augti. Bet, Džeko, klausimas, Masko atveju, tai ta projekcija į ateitį tavo galva yra grįsta labiau jo persona, ar grįsta realių kažkokių dalykų? Tai aš per to netrukus ir prieisiu. Tai šiaip iš esmės, tai aš noriu pasakyti, vertinimai dideli visokių tų kompanijų, labai dideli vertinimai tų kompanijų, kurios yra rizikos kapitalo srities kompanijos, arba vadinkim, startuoliai, vadinkim plačiaja prasme. Jų vertinimai visuomet būna pagrįsti tuo, kad tu vertini truputėlį viską šiek tiek į priekį ir visi tie vizionieriai kažkaip bando parduoti idėją, ar ne, ta prasme, tu ateini, sakai, žiūrėk, aš, pavyzdžiui, sakau, aš turiu Repsensas dabar yra nuostolingas, bet mes visi plėsim, po visą pasaulį, žinai, po truputėlį ir pasikeis paradigma, mes kūsim dar daugiau paslaugų ir, pavyzdžiui, kompanijos, kurios moka, tarkim, dabar komunikacijos biudžetuose dabar tik 4% išeina komunikacijai, vikiauskiams įrankiams 3-4%, bus laikas, kai, pavyzdžiui, tas skaičius bus kaip B2B marketinge 10%, dėl to tikėk manim, nes aš, ta rinka padidės ir aš būsiu toje vietoje, kur pasirinksiu tą rinkos didelį augimą. Jo, mano produkto reikės ir, tarkim, ta rinka, pavyzdžiui, kuri dabar yra pasaulinė, ten kokia pas mus, pavyzdžiui, 5 milijardai, bus, pavyzdžiui, 10 milijardų ir mes toje vietoje būsim tenais. Ir tai žmonės sako, tikiu tavim arba netikiu, turi technologiją, neturi technologijos, esi tinkamas žmogus, tą padaryti netinkamas, tinkama komanda, tinkamai matai strategiją netinkama ir tas žmonės sako, gerai, aš investuosiu tave į ateities kažkokią vertę. Tai visos kompanijos visą laiką buvo daromos tokiu būdu ir turbūt, kuo Maskas yra ypatingas, kad dažniausiai tas vertės perkelimas į priekį, jis kažkaip metu pasibaigia. Kitaip tariant, ateina laikas, kai, pavyzdžiui, Google'as yra vertinamas jau nebe už tai, kad jisai yra Google'as, bet už tai, kad jisai jau tiesiog turi labai daug pinigų arba Facebook'as, ar ne, ir pasiekė stadį. Masko kompanijose, visose kompanijose iki šiol jo pervertinimas, tarkim, jo kompanijos vertinimas su jo dabartinė, vadinkim taip, pinigų srautais vis dar neturi nieko bendro. Ta prasme, nes jeigu pasimsiu tą buhalterinę kažkokią cash vertę, tai jinai yra, arba tarkim, ten vertę, pavyzdžiui, normalų. Aš konkretų pavyzdį galiu duoti. Tesla vertinama čia poros metų senumo iš tikrųjų duomenys, bet daug nesiskirs procentiškai. Apie 190 milijardų buvo, Fordas visas koncernas 19 milijardų. Mašinų pardavimo atžvilgių atvirkštinis santykis ir netgi dar didesnis į Fordo pusę. Taip, čia yra puikus pavyzdys, ta prasme, ir čia iš principo tas yra dalykas, toksai, žinai, kad tu, tarkim, čia tas investavimo mąstymas apskritai buvo, sakau, pavyzdžiui, kokie Lietuvoje, aš sakau, kas nuo karto vis verslo žiniuose pasirodavo straipsnių, bet dirbo startuolis nepelningai. Startuolis neprivalo dirbti pelningai, nes kai startuolis pradeda dirbti pelningai, greičiausiai tai labai dažnai tai reiškia, kad jisai nustoja plėstis. Arba nustoja plėstis agresyviai. Žinai, kitaip tariant, pavyzdžiui, Vintedas labai ilgai dirbo nuostolingai. Ir kažkurio metu atsirado rinkose, kuriuose ten UK pradėjo tapti dideli, visur kitur pradėjo tapti dideliais ir staiga tam tikrų momentų jie pradėjo tą pelną jau generuoti, bet šiandien investuotams reikėjo parodyti, kad pasekasi gerai. Ir kažkurio momentu matyt, tarkim, taip, kaip čia pasakyti, sulaikė investicijas, jų investicijos į naujas rinkas buvo mažesnės negu kitur ir tas jų pelnas ties atsirado, jeigu tu sustabdytum investicijas į naujas rinkas, tu tos pinigus galėtum labai greitai pasimti ir pasigauti. Dėl tos priežasties, kai investuotojai žiūri tokius verslus, jie žiūri jų potencialą, vizijos ir kažkokią dalį.
Tai Masko vienas turbūt didžiausių genijų, kalbant apie verslus, aš visus perėsiu, yra tai, kad jis visą laiką pasiema labai didelį tikslą, labai didelį tikslą ir tą tikslą nuo tos perkelinį į priekį, pasakodamas, kad vizija jo bus kitokia ir pakeis pasaulį. Ir čia yra turbūt unikalus dalykas. Aš prisimenu, visai neseniai buvo kažkoks su Hyperloop'u dalykas, kad Estijos konferencijoje buvo atsiusta kažkokia turbūt ne aukščiausio levelio vadybininką, kuris sakė, kad hibrytą Talinas Vilnius 3 metai stovės, važinėsim čia Hyperloop'u. Bet čia labai tipiškas Masko yra dalykas, ta prasme, jisai supranta, kad investuotojai atleis biškį mažą pasipūtimą ir melą, nes mes esame investuotojai, sakys, tu turi kažką, važinai, čia panašiai, kaip tarkim, čia tas dalykas yra būdingas, kaip čia paskui, čia mes prieiname etapą, kuriame mes pereinam etapą nuo vienos verslo dalies, kuri yra tas venture capital verslas, kuris yra nerealus, bet jis vis tiek paremtas tam tikrais įsivaizdavimais ir pereinam į tą jau verslą, kuris yra bitcoino, ypatingai meme-coinų verslas, kuris yra paremtas įsivaizdavimas, kad aš tikiu tavo viziją, bet kas yra venture capital dalykas. Aš tikiu tavo viziją, dėl to aš investuoju tave, kad tu gautum išplėstum po pasaulį. Jis paremtas labiau yra įsivaizdavimas, kad aš manau, kad kiti žmonės patikės tavo viziją ir tai reiškia, kad aš tada investuosiu tave, nes tada aš paspekuliuosiu ir užsidirbsiu daugiau pinigų. Ir pavyzdžiui, tarkim, taip Elono Musko turto vertę suprantant, reikia suprasti, kad tas antrasis elementas yra nemažiau svarbus, kartais daug labiau svarbus negu pirmasis, kad vizijos tas vertinimas jis yra paremtas ne tuo, kad reiškia, kad tu tai iš tikrųjų, tarkim, tiki, kad jis tai padarys, bet labiau tiki, kad, seniai, sako robotaksi, turbūt visi patikės, kad robotaksi yra faina, vadinasi, mūsų akcijos kaina gali iš karto pakilti ir kažkaip pasižiūrėti. Tai kitaip tariant, tai toks yra, gaunasi, kad verslas yra atsėti tikrą verslą, tą vadinkim jo realią vizijos dalį, celebrity sako, aš padarysiu, padarau kažką, tai ir tą dalį, kur yra spekuliacinis tas priedas, ar ne, toje akcijoje, yra iš esmės labai sunku, nes jeigu fundamentaliai vertinti tos verslus, pavyzdžiui, čia puikus pavyzdys yra tas Bankman-Friedas, SBF'as, kitas labai garsus verslininkas, kuris dabar sėdi kalėjime. Ir jie pasamdė, kai uždarinėjo jo kompaniją, yra nuostabi knyga čia apie Bankman-Friedą, kurią parašė Michael Lewis, kuris knygą, šiaip finansų ekspertas, rašytojas, iš principo knygos pabaigoje jis prisipažįsta, kad jis nelabai supranta, kiek tas verslas iš tikrųjų yra vertas, nes pats SBF'as nesuprato, nes tas verslas buvo tiek išpūstas, kad tu negali suprasti, kas jis yra, ir jie pasamdė bankroto administratorių, kuris administravo Enroną, kur yra realus verslas, neišpūstas. Ir tas bičias, aišku, visą tai, ką jie darė, traktavo kaip skemą, nes visi tie, visi mimkoinai yra skemas ir tai nebetiki, vadinasi, yra viskas blogai ir vadinasi, tavo verslas yra nieko nevertas. Bet paskui tie dalis jų tų pinigų, kurie turėjo, tų papirėlių, ir pradėjo staiga labai brangti. Ir tada tas garbusis, taip sakant, garbusis administratorius bankroto, SBF'as sako, hebra, jūs būtumėt mane palikę metus, aš būčiau visiems gražiai visus pinigus ir pasilikęs milijardierių. Tai vadinkim, to lūkesčių žaidimo, realaus įvertinimo negebėjimas yra turbūt vienas skiriamoji bruožas visų tų spekuliacinių bitkoinų ir kitų dalykų ir labai didelė dalis Elono Musko verslo, taip Jonai. Aš su Sam Bankman-Friedu, kaip ir su daug šitų visų personažų, kurie tu sėdi dabar kalėjimuose, esu turėjęs ne tai, kad asmeninį santykį, tiesiog, mes, kaip minėjau, kažkada ten gal pradžioje vienoje iš laidų, aš buvau labai seniai pasamdytas filmuoti tokią dokumentiką, kuri buvo biškiai apie kriptovaliutas, biškiai apie dar kažką. Ir esminis dalykas mes darėm per Zoomą intervą su Sam Bankman-Friedu. Ir vienas jo esminių dalykų, kad aš žiauriai norėjau filmuoti biopiką apie save už labai daug pinigų. Jis norėjo, jam buvo toksai, jis žiauriai, ta prasme, tas dalykas tam paskui praėjo, bet jis tai minėjo. Tiesiog sako, hebra, jūs čia filmuojate, ne? O jūs galėtumėt, žinai, aš pinigų turiu. Atsiprašau, kad... Tai čia ne, Jonai. Aš tuo metu, mano kolega, su kuriuo aš dirbau, toksai produceris iš Švedijos, jis sakė, žiūrėk, kažkas... Nereikia. Čia, man atrodo, būtų dabar šitas, dabar Sam Bankman-Friedo visas turinys, manau, nufilmuotas yra vertas labai daug, nes jis to žymybė ir kita vertus jis vienu momentu buvo tapęs turtingiausių kriptovaliutų, ten 40 milijardų. Ir grįžtame dabar prie Musko. Tai dabar eikiam truputėlį prie Musko, tą spekuliacinę dalį anonsavom, dabar einant prie visų verslų, tai pirmas verslas yra SpaceX'as, tai jis įsigyja Tesla. Tada trečias verslas yra, kuris padaro, jau kai Tesla pradeda eiti, čia kažkur 15 metais atsiranda toks bendras žinomumas platesnis, Tesla pradeda eiti, jos akcijos pradeda po truputėlį kilti.
Ir jisai tampa tokiu, kaip čia pasakyti, labai garsių žmogum, kuris kalba apie visokias ten pasaulio idėjas, vizijas, reiškiasi dalykus panašiai. Tada jisai, man reikia kažkur panašių, 16-17 metais jisai po diskusijos ilgos su Google Brynu nusprendžia, kad dirbtinis intelektas ateina ir bus labai nesaugus. Ir jo vizijai kolonizuoti Marsą, gali iškilti pavojus. Ir tada jis po to interviu su Šeščius Bišu nusprendžia, kad jiems dabar reikėtų sukurti tokį nepriklausomą darinį, kurį pavadino OpenAI, kuris galėtų tapti dirbtinio intelekto tokiu inkubatorium, kuris bus saugų dirbtinį intelektą. Tada jisai sukūrė tą darinį, ten pafinansuoja darinį, ten buvo kitų entuziastų, esminis jų buvo tokio garsaus inkubatoriaus Y Combinatoriaus vadovas Semas Altmanas, kuris su Masku sieja draugystę, mentorio santykiai, labai puikiai sutarė ir panašiai, taip sakant, ir kažkokiu tai momentu sako, žiūrėk, tu Semai čia nelabai supranti, kaip viską reikia daryti. Pastrauk dabar jau. Tai tada Semas sako, nepastrauksiu, ir dabar ten jisai visai teisėsi iki šiol teismuose ir galų gale Maskas sugeba, čia beje, nuostabus sprendimas, pakalbėsim truputį toliau apie Twitterio monetizaciją. Tai tada perka daro tą OpenAI, ir tada paskui kažkokio tai momentų reikalai tampa nevaldomi. Tai tada jis ten padaro Neuralinką. Neuralinkas yra kompanija, kurios tikslas yra implantuoti, čia labai, tu kalbėsi mokslinės fantastikos dalį, implantuoti smegenis čipus. Bet klausyk, Minklai, o Neuralinkas istoriškai veikia? Ar jau ne? Jau veikia, bet daro, tas breakthrough technologinis laikomas, kad gali būti, jeigu pavyks, tai 300 metais turėtų būti jau kažkoks komercializacija to dalyko, bet kol kas jie veikia ir jie kaip ir dauguma tų, nėra tik Neuralinkas, kuris to užsiminė, bet kaip ir dauguma tų visų kompanijų arba startupų arba tokių mokslinių tyrimų centrų, vadinkim taip šiame etape, jie daro su gyvūnais eksperimentus ir tada jie bando žmonėms, pavyzdžiui, statyti funkcijas, kurios dėl smegenų pažeidimo negali veikti. Tai ten gali būti, pavyzdžiui, ar nevaikšto, ar ten, nežinau, ar ten prastai mato, ar nevaikšto, pats kvėpuot negali, pavyzdžiui. Taip. Tai visokių tokių dalykų, kur funkcijas kažkas tokias stato, arba ten tiesiog nekalba, pavyzdžiui, ir nori kalbėti su kažkuo. Tai ten visokiausių tokių yra, panaudojimas yra pakankamai platus, vadinkim, toks medicininis standartinis, bet ten, aišku, panaudojimas, kuris labiausiai visiems kaitina kraują, tai yra visokie kibernetiniai panaudojimai, greitesni refleksai, arba ten, mes visi puikiai žinome žaidimų. Būt tiesiogiai pasijungus į Google ir tau užduoda klausimą ir tu supranti iš karto, sakai, didelis fontas, Wikipedija. Arba ten, žinai, žemėlapis matyti. Padėtų šitam podcastui. Šitas dalykas. Sugadintų podcastą, todėl kad visi žiūrovai žinotų. Taip. Tai visokie tokie dalykai. Tai čia yra Neuralinkas, tai tenais kaip sekasi sunku pasakyti, nes jie vadovauja tokia viena iš daugelio jo spermos donorystę priėmusių moterų, šeimos ir šitą ir jo artima draugė, bet jie kaip ir turi vaiką, bet nėra kartu miegoję, bet taip yra sakoma. Jinai tiesiog ten yra donorystės, čia paskutinis skandalas senas. Taip. Ne, ten kažkaip šito praleidau. Čia atskira tema yra, jinai gal netgi mūsų podcast'ui biški per daug neformali. Bet kadangi patirašė Wall Street Journal, tai aš manau, kad galim paminėti, nes jau vis dėlto tampa, visą tai, kas susijęs su Masku, tampa akcijų kainos kitimo dalim, dėl to jo netgi asmeninius labai tokius jau intimiausius dalykus aprašinėja verslo žurnalą, nes visiems yra vis dėlto įdomu suprasti, kiek šitų vaikų turi, pavyzdžiui. Atsakymas gal 11, gal 13. Šitą tai va. Ir dabar grįžtant prie tų verslų, tai čia tas yra Neuralinkas, tada kitas jo, kaip čia pasakyti, didelis dalykas yra, jis parašo tokį teorinį samprotavimą, kuris man asmeniškai labai patinka, vėlgi, ta mokslinės fantastikos šaknis. Aš kažkada rašiau tokį apsakymą, apie fantastinį apsakymą, kurio taip ir romaną tiksliau rašiau tokį, kuriame buvo tokia transportacijos galimybės, kadangi dėl teroristinės grėsmės artimoje ateityje, vadinkim, ten 50 metai, 30 metai, pasaulyje žmonės gyvena arba apačioj, arba tokiuose dideliuose klasteriuose, tokiuose vadinkim, mega ofisų kompleksuose. Ar ne? Ir tarp tų mega ofisų kompleksų saugiausia susisiekti yra ne per orą, bet per žemę. Ir dėl to visi važinėja tokiais tuneliais, reiškia, tokiuose kapsulėse važinėja. Aš aprašiau tas kapsulės. Tai kaip pamačiau tą Neuralinko prašymą, galvoju, žiūrėk, ta prasme, visiškai senė, čia visiškai taip pat. Hyperloop turbūt. Jo, Hyperloop. Ne Neuralinko. Ne, aš apie Boring Company pradėjau. Tai va, tai Boring Company. Tai tas dalykas, tai kažkaip labai patiko, paskui Maskas, sakė, parašė tą teorinį, tokį vadinkim, mokslinės fantastikos apsakymą, sakė, čia reikia kažkaip padaryti. Jis nusipirko kompaniją, kurią vadino Boring. Čia Boring yra labai įdomus dalykas, nes Boring yra čia tas labai Maskui tipiškas, gerai pavariau su galvo pavadinimą. Jis yra tipo ir kasti, bet taip pat ir nuobodu. Nuobodi kompanija, Boring Company.
Tai Boring Company šiuo atveju, kaip pavadinsi valtį, taip ir paplauks, tai tikrai yra nuobodi kompanija, jinai nieko iki šiol nėra. Turi vieną projektą dabar Las Vegase, kur ten tokį daro lupą. Aprašymą, kur galima važiuoti Teslos mašinomis. Nu, kitaip tariant, ten, kad suprastume, tai įsėdė į tunelį ir ten kažkaip ten užvažiuojant kažkokios dalies ir tada tas tunelis, vadinkim, taip prasuka reiškiasi per dalį. Bet faktas yra toksai, kad tas toks, kaip čia pasakyti, nu, daug kas technologijos, ne visai gal tokio kasimo yra pakankamai didelės, bet daug kas mano, kad ta Boring kompanija gali būti visai geras verslas kažkada, nes nu, ten žmonės congestioną kamščiai ir panašiai. Šveicarija jiems reiktų pasiduoti. Tai Šveicarija patys turi ten visų savo ten, ką bet visokius vagonėtės moka daryti puikiai. Jo, jie matai labai trumpas toks ekskursas. Šveicarija griežtai atsisako plėsti kelių tinklą tam, kad nesugadinti popietės karvėms ir taip toliau. Bet jie turi didelės problemas su krovinių pervežimu, kurio traukinių linijos nesugeba kelti. Aš mačiau biščį kažkada gilinaus tą Boringo verslą, tai ten kol kas ekonomikos kroviniams vežti nelabai yra. Netgi beveik be tokiam sąlygom. Nu, nebent ten labai trumpa, kokio nuosto kažkur pakrauti, kol kas nelabai yra ekonomikos, bet ekonomika, tarkim, taip lyginant su, pavyzdžiui, tarkim, mašina arba laiko sąnaudomis arba lėktuvais, tai tikrai yra didelis, ten esminis dalykas yra nebent personal skraidymo device, kurie irgi dabar labai plečiasi, nebent jie galėtų tą ekonomiką šiek tiek sumažinti, bet iš principo tokiam, vadinkim, tokia brangesnė transportacijos priemonė, labai greita priemonė, sakysim, vidutiniškai, nu, ten, tarkim, 300-400 km atstumais, visiškai yra, visai yra toksai, nu, sakysim, sweet spotas, kuris teoriškai gali veikti. Dabar kaip tai veikia, kaip visi žinau, su dideliais visais projektais, tai kai tu skaičiuoji dabar, tai yra koks vandenilis, visiškai nesąmonė, bet galbūt kažkada vizijoje tas vandenilis gali tapti kažkuo. Tai čia lygiai taip pat panašiai, bet kuriuo atveju ta kompanija ten sėdi, kažkaip finansuoja, biškį ta kompanija veikia ir po truputėlį tvarkosi ir ten yra visokių planų. Gal Miami kažką padarys, gal dar kažkur ir panašiai. Nu ir paskutinis jo verslas, vadinkim taip, paskutinis jo verslas buvo X, Twitteris, nusipirko Twitterį per brangiai. Twitteris socialinės medijos kompanija, tokia, kuri yra viena pirmųjų, viena įtakingiausių, bet tuo pat metu niekada nesugebėjosi niekaip monetizuoti, ko jis nori. Tai čia Muskas prisiminė tokią savo idėją verslo, kurią jis turėjo dar 2000 metais vadovaudamas savo paties X-ui pirmajam, X.com'ui, kuris buvo pirmasis jo verslas Silicijos slėnyje. Jisai nori mintis jo buvo padaryti iš Twitterio tokį kinietiškų tipą appsą. Tai vadinama everything appsai, tai yra tokie appsai, kur WeChatas puikus pavyzdys yra, kur, nežinau, turi savo pinigus, turi savo ten mokėjimų sistemą, turi savo ten žaidimų, tokia socialinis tinklas, viskas viename ateini ir toje ekosistemoje gali ten plaukioti kaip tik nori. Vakariniai daly, bet ne Europoje, Meksikoje, tarp kitko, labiausiai WhatsAppas, ko gero, tam tinka, nes ten gali prisiprogramuoti mokėjimus irgi. Taksą per WhatsAppą kvietiesi, viską daraisi per WhatsAppą. Panašiai labai tenais daug kas matyt mąsto, bet Musko vizija tokia, apie Finkčiato buvo pirminė vizija Twitteryje. Nu, bet aišku, ten prasidėjo Twitteris, jau prasidėjo jo antroji ta dalis susijusi su politika, ką jis ten pradėjo toliau veikti. Tai tokia yra verslų apžvalga. Dar kalbant apie verslus, labai svarbu paminėti, ką jis padarė su Twitteriu. Tai jisai Twitterį vis dėlto monetizavo labai įdomiu būdu. Jisai iš principo padarė tokį dalyką, jis pasėmė Twitterį. Iš Twitterio duomenų sukūrė labai greitai, iš tikrųjų labai greit sukūrė, nu, bet ten jau, taip sakant, ta technologija, kad atsiranda, tai žmonės, kurie išmano, kaip tai daryti greitai, tai padaro. Tai kai OpenAI padarė pirmosius savo tos variklius ChatGPT, tai jisai Muskas labai per trumpą laiko tarpą sukišo Twitterį į savo, nes Twitteris yra šiaip viešas, ten duomenų apsaugos reikalavimai nėra tokie didžiuliai kaip kitur. Tai sukišo visą Twitterį savo, ir ten dar kažkokius duomenis nupirkęs, sukišo į kažkokią tai architektūrą, padarė tokį chatbotą Groką. Ta Groka, man regis, paskutinis valaišnas buvo gal 50 milijardų. Ten tie milijardai taip greitai keičiasi, kad net suklydus vienų kitų milijardų šitoj srityje tai nėra taip svarbu. Ir tas Grokas tada pasiėmęs pinigų, pasirinkus tinkamiausią momentą, kada Musko visas verslas labai pakilo po Trumpo išrinkimo, apie tai kalbėsim netrukus, tai jisai tas Grokas paėmė ir nusipirko tą Twitterį. Kitaip tariant, išpirko skolas visas Musko. Kitaip tariant, tu pagimdė daiktą, tas daiktas buvo nepriklausomas nuo Twitterio, tada jisai gavo pinigų ir tada tas daiktas nusipirko tą gimdytą. Nu, žiūrėjau, toks elegantiškas manevras, kuris, nežinau, čia toks kažkas labai mokslinės fantastikos, kur tu pagimdai, kaip darėm, tokia, būtų visai neblogas kažkas iš kokio nors, nežinau, ne Heinleino, bet kokio nors šlykštesnio Čalkerio, pavyzdžiui, kur tu pagimdai kokio nors daiktą, tokį humunkulą, Groką, ir Grokas taip pat suvalgo. Ir tada dabar jau tu esi Grokas. Koksai, tai Eilienas, man atrodo. Ne, bet čia toks kažkoks morfas, čia ne tai, kad kažkas labai žinai. Bet, klausyk, o Grokas ar yra kaip reklamuojama, ar Grokas yra anti-Vogue?
chatbotas, nes... Realiai, tai ten, žinai, realiai, kadangi niekas, būtum atviri, tai tam dirbtinio intelekto pasaulyje kol kas niekas nelabai gerai supranta tiksliai, kaip dirbtinis intelektas veikia. Ir iš tikrųjų, čia Antropikas, pavyzdžiui, pernai parašė tokį didžiulį paperį pernai metų pabaigoje, rudenį, man regis, apie tai, kaip jų nuomonė iš tikrųjų veikia chatbotai. Čia atskira tema, bet dirbtinio intelektą iš tikrųjų turbūt gaus Nobelio premiją tas, kas supras tiksliai, kaip ten jisai veikia, nes jisai, žinai, kaip čia, duomenų moksle nėra atsekamumo. Ta prasme, matematikoje tu sakai 1 + 3 + 9, tu gali atsekti, iš kur čia atėjo tas skaičius. Duomenų moksle tiesiog tu įmeti daiktus ir paskui, sakai, ir tada įmeti sistemą, sukuri kažkokio sistemoje, kažkaip duomenys patys rūšiuojasi, tada tu gauni, tu stebėdamas rezultatus, supranti, kas įvyko. Tai duomenų mokslas nėra atsekamumo ir dėl tos priežasties pasakyti, kaip veikia antivaukas arba vaukas, tu gali atspėti kažkur, ką čia paspausti galima, kad Antropikas, pavyzdžiui, padarė savo tame tyrimė, bet tiksliai suprasti, kodėl taip tiksliai yra beveik neįmanoma, dėl to tas antivaukiniai dalykai jie yra tokie, vadinkim taip, kol kas jie nėra įspręsti. Ta prasme, negali suprogramuoti, per daug sunku yra, tu negali priversti jo programuoti vieną arba kitą dalyką, tai ten gali ieškoti, bet, pavyzdžiui, Grokas linksmai atsakinėja iki šiol, kad Maskas yra blogas žmogus ir daro kitus dalykus, kuriuos informavo kiti žmonės. Tai va, tai dabar grįžtam prie tos dalies, grįžtam prie to visų verslų, dar labai ką svarbu paminėti yra Starlinką. SpaceX'as turi galimybę kelti palydovus į kosmosą pigiai ir jisai į kosmosą pakėlė 4,000 satelitų, kurie iškėlė taip vadinamus Starlinko satelitus. Tai tokia mintis, kurią Google'as, man regis, oro balionais buvo galvoja spręsti, kaip, kitaip tariant, kaip suteikti pigų greito internetą visam pasaulyje. Kokiu būdu surasti būdą, kad visam pasaulyje būtų pigus greitas internetas, nes tai pradžioje šitas nepriklausomas. Nepriklausomas, vadinkim, nuo kažkokių tenais valstybinių dalykų, nepriklausomas nuo ryšio padengimo ir panašių dalykų. Ir jisai sugalvojo visai fainą produktą Starlinkas, ir tas Starlinkas, kuris, neskaitant to, kas, pavyzdžiui, Ukrainos kare yra nepamainomas dalykas ukrainiečiams kariaujant su rusais, bet jisai taip pat yra, papiščiai tampa labai gerų verslų, nes tiek pasaulio valstybės, tipo kaip Italija, tiek arba Ukraina, tiek privačios kompanijos, tiek žmonės, jie perka Starlinko satelitus, jos statosi, mano pora bičiulių turi tų prisipirkę satelitų, aš pas nepirkau, puikus dalykas, pasistatai satelitą ir gauni pakankamai aukštos kokybės internetą, kur tu bebūtum, kurie nori pasaulio vietoje, priklausomai nuo to, ar satelitai paskraido ar nepaskraido. Ir tas verslas yra tikrai labai, kaip čia pasakyti, sėkmingas ir iš esmės, kaip čia gana akivaizdu yra, kad tai yra tikrai didelis globalinis telekomas, nes pradžioje tai atrodė kaip tokia nesąmonė, bet dabar tampa globalinis telekomas ir jeigu visą tai toliau taip eisis, jeigu tų satelitų leis toliau tai pigiai ištels, nes jie gali, kaip čia, esminis verslo kaštas yra satelitai, satelitų iškelimą SpaceX'as padaro labai pigiai. Ir natūralu turi įgimtą didžiulį pranašumą prieš visus kitus, kam reikia samdyti kažką. Tai akivaizdu, kad to verslo ten tie, kaip čia pasakyti, konkurentai bus dabar, čia yra kelios kompanijos, visų didžiausias yra, aišku, šitasgi Blue Origin Bezoso kompanija, Amazono savininko, kelios kompanijos, kas bando padaryti, bet yra didelis klausimas, ar čia nebus vėlgi tokia natūralios monopolijos arba oligopolijos verslas, kaip, pavyzdžiui, yra telekomunikacijos, kad tiesiog yra, kaip čia, prikeli satelitų ir paskui nebegali daugiau keltas, nebėra daugiau kaip su jais daryti kažką ir panašiai. Tai tas Starlinko verslas turbūt yra, vadinkim taip, tokia nepriklausomiausia nuo visko stabiliausia verslo dalis ir jinai tikrai, tarkim taip, SpaceX'o tas augimas, netgi neskaičiuojant visų raketų ten tų valstybinių užsakymų siųsti raketas į Marsą arba į Mėnulį, kas iš tikrųjų dabar yra realūnas, kel žmonės į Mėnulį vėl NASA, Artemis misijai, tai netgi skaičiuojant tai yra labai geras jo verslo dalis. Tai dabar truputėlį pakalbėjęs apie tai, truputėlį mes prieinam prie šiek tiek dabartinės situacijos ir dėl ko dabar Maskas yra įdomus, tai pirmas dalykas yra tai, kad aš kaip prognozavau jau, buvo akivaizdu, kad Maskas traukosi iš Jungtinių valstybių vyriausybės. Kas nežino, jis vyriausybė pateko tokiu būdu, kad jisai po pasikėsinimo Donaldo Trumpo parėmė Trumpo kandidatūrą rinkimuose, davė 250, gal šiek tiek daugiau pinigų ir pats dar pradėjo lipti ant scenos, būdamas pas toks memas, reiškia, lipti ant scenos sakydamas taip. Ir ten galima ten ilgai kalbėti, kaip tai vyko, bet per daug nesigilinant į tai, jisai laimėjo. Ir kai laimėjo, jeigu Masko verslas ir iki tol visą laiką būdavo, Masko apskritai, Masko Teslos akcijų kaina, jinai išaugo po vieno svarbaus įvykio, tai buvo Bideno administracija ir ten Trumpo administracija, tiksliau dar Trumpo administracija sugalvoja, kad COVID metu reikia duoti pinigų žmonėms.
Nu, pas mus tai davė, pažiūrėjau, verslams, kad neatleistų kažkokių pinigų. Pas juos vadinosi. O amerikiečiai tai sistemos socialinės sodros, nu, tas sodra jau ten tokia labai specifinė yra, nelabai neegzistuojanti, nes spėjai duoti pinigus, tiesiog visiems duoti čekį. Ne? Ten Trumpas sakė, norėjo, kad jisai būtų pasirašęs to čekio, nu, kad visi žinotų, iš ko čia babkas gavo. Žinai. Ir žmonės tais pinigais elgėsi, tokiu būdu atsirado labai daug pinigų, žmonės tais pinigais elgėsi įdomiai, tai dalis, aišku, pragerė išleido narkotikų, nes labai padidėjo pardavimai visų ten. Regis, kokaino rinka išaugo Amerikoje 35% per karantiną. Nu, kaip tarė žmonės, pentanys, kokainas, yra daug ką veikti, sėdė namuose. Atsikėlė iš niuriukas, supranti, prieš. Įdomu vėl eiti, taip. Įdomu eiti į savo namų ofisą. Tai va, tai čia pirmas dalykas buvo, bet kitas dalykas buvo, kas buvo taip pat įdomu per tą patį laiką, tai taip pat išaugo labai online lošimų rinka, nes žmonės tos kelis $1000 investavo lošimus taip pat. Čia visi nelegalūs lošimai, ten būstinuose pasaulyje, bet taip pat labai stipriai išaugo visos investicijos į keistas akcijas. Tai ten nenuostabu, kad su būtent tais pinigais helikopterio sutapo visokie Robin Hoodo, ten stokų kritimai, kilimai, reiškiasi, ten, kas ten, GameStopo garsioji istorija, kur atsiranda stokas nenuvertinas, atsiranda aktyvistas, kuris sako, išmeskime finansininkus, kurie nori uždaryti GameStopą ir taiga žmonės, kaip maždaug politikoje, mobilizuojasi. Mobilizacija susijusi yra, kad geras dalykas, apginkim savo kompaniją, B, susijęs su to, kad taip pat yra susijęs su to, kad žmonės tiesiog sako, visi spekuliuoja, visi perka, šiandien nupirksiu, žinai. Tai tokiu būdu atsiranda. Ir iš principo, tas Mimtokas, jisai pakelia visų absoliučiai žinomų kompanijų kainas, Amazonas, Facebookas, tas vadinamas fangas, Facebookas, Amazonas, Apple'as, dabar ne fangas, dabar mangas būtų, šitą mangas kompanijų akcijas pakelia, bet taip pat pakelia Teslos akcijas. Teslos akcijos pasikelia, nu tiesiog ten tas kaip čia pakelimas yra visiškai didžiulis ir Maskas staiga per labai trumpą laiko tarpą pradeda tapti turtingiausių žmogumi, nes ta Teslos akcijų stoko kaina yra didžiulė. Čia reikia dar taip pat pasakyti, kad išskyrus Tesla, kitos Masko akcijos yra nekotiruojamos. Tai visa kita yra privačiai vertinama. Ir ten, pavyzdžiui, pas Maską aplinkoje yra žmonių, kurie specializuojasi pardavinėti Masko akcijas privatiems investuotojams, kai Maskui prisireikia pinigų. Tam, pavyzdžiui, nori SpaceX akcijų už gerą kainą. Žiūrėk, va, to milijonas, žinai, pasiimk. Dėl to, kad draugai esame. O kur vyksta šitas susitikimas? Tarpuvartai, ta prasme, žinai. Čia neseniai kažkas aprašė vieną tokį Masko dilerį, tokį, nu kur tipo čia, nori bišti SpaceX akcijų. Privačiam balo išlė. Kaip tau, tik tai. Tai va, tai šitas tai tokia barė. Vyksta Maskas, tai visi biškiai įsipardavinėja. Ir aišku, ieškomi yra lengvai pažeidžiami vyrai striptizo klubuose, ta prasme, kurie perka šitas akcijas. Tai atrodo, nori Eurolinko, o Eurolinkas gerai varo, gerai veža. Tai šitą, tai čia tas visas yra private evaluationai ir baigiant tą visą jos, sakysim, tokį verslą apžvalgą, tai reikia pasakyti, kad tai pirmas didžiulis jo visų verslų pakėlimas, tada Teslos pakėlimas vyksta iškart po COVID ir tada jisai tampa to meme lordu ir apskritai visą tai, kas susijęs su Masko, tampa neįtikėtinai. Tai čia reikia pasakyti, kad kripto valiutos jis turi vieną didžiausių įtakų, tai jis ten, aišku, pas turi Ethereum ir Bitcoino pirkęs, bet jis taip pat turi Dogecoiną, kuris Dogecoinas, čia paskui tai pavadino savo tą kompaniją, kuri uždavinėjo Dogecoinas. Nu gerai, Doge. Tai Dogecoinas, šitą, vadinkim Dogecoinu, kaip vadina žmonės, kurie investuoja tą dalyką. Tai tiesiog yra Mimstokas, kuris nedaro jokios veiklos, neturi jokios finansinės paskirties, tiesiog yra, tu tiesiog gali nusipirkti, jeigu kažkas norės pirkti atgal. Nu, čia panašiai, kaip mūsų vaikystėje buvo Donaldo papiriukai, ar ne? Turi Donaldo papiriuką ir kažkas, jis vertingas yra tol, kol kažkas nori pirkti atgal. Tai jis nebus vertingas, jeigu niekas norės pirkti atgal. Bet jeigu tu turi kolekciją Donaldo papiriukų. Taip. Tai jeigu, pavyzdžiui, užparinė visus draugus, kad jie norėtų Donaldo papiriukų, arba, aš, pavyzdžiui, turėjau tokį rinkimą, aš vaikau alaus etiketes. Tai kai užparinė žmonės, kad jos yra kažko vertos, tai jos tada yra kažko vertos. Jo, nes mano kartoju buvo kepsai, ta prasme, tai kepsas turėjo, jeigu šitą holograminę kepsą, tai galėjai gauti, žinokit, muštukų už jį. Kažkoks tas yra buteliukų žaidimas. Tai pasakysim, tie meme coinai, jeigu ten, tarkim, tie, pavyzdžiui, coinai kaip Bitcoinas, pavyzdžiui, gali kažkuriuos įskaityti, jis turi kažkokią, jis turi paskirti, nežinau, gali ten, nežinau, pirkti ten, nežinau, ten narkotikų, ginklų, dar kažko tai, ar ten, nežinau, susimokėti už paslaugas kažkur. Tai su šito dalyko taip už nieką neskaitysi, tiesiog jis yra, yra kas priema tada Dogecoiną, bet tai iš principo meme coinas, tai reiškia, kad pavadinimas gražus ir mes tada sekam jo rinkos fluktuacijas, priklausomai nuo to, kiek žmonių nori pirkti, kiek žmonės mano, kad pirks ir kadangi, pavyzdžiui, sakysim, Maskas, pavyzdžiui, yra
yra tarkim, žinomas asmo labai, tai tos akcijos kyla. Ir tą visą patirtį su tais papiriukų pirkimais jis perkelia į akcijų biržą, kurie paprastai vis tiek, akcijų biržos, aišku, būna pakilimai, spekuliacinės bangos, bet jos vis tiek yra fundamentaliai skaičiuojamas pagal vertę. Nes Buffettas sako, šita vertė yra ten cash flow, plus tiek ten, kiek pinigų kompanija turi, kiek gali augti, kokios rinkos dalės ir panašiai, mes užmėsim dar ten šiek tiek ir pagal tai mes nustatysime rinkos kainą, nes laiką tiksliai tai veikia, nes kitaip būtų neįdomu, bet tu iš principo turi kažkokius fundamentalius dalykus akcijų kainos nustatymui. Ir Teslos, beje, ir kitų technologijų kompanijų akcijos kažkurio momentu pažeidžia stratosferą, nes žmonės pasvarsto taip. Muskas sakė, mūsų elektriniai automobiliai dabar jie yra, jie sėkmingai veikia, važinėja, pardavinėja kompaniją. Tai vadinasi, kai sako, kad Muskas sako vis didelė nauja idėja, tarkim, mes, pavyzdžiui, kada mes su šitą įmonę, tarkim, bus robotaksi, kurie važinės po visą pasaulį, ir tie robotaksi pakeis tavo mašinas, nes mašinų nebereikės, tu nebepirksi mašinos, tiesiog pirksi, aš pasirašau, aš neturiu vairavimo teisų, tu pirksi tiesiog, reiškia, kažkokią tai čekį šito ir kažkokią taksi prie tas privažiuos, tai pasiims ir tave nuveš iš taško A į tašką B, tu stėsi keleivių sėdynį, ją vairuos robotas. Tai va, tai toks buvo maždaug skaičiavimas yra. Ir Muskas pardavinėja savo robotų dalyką, kitas dalykas, dabar pastaruoju metu dar, kalbant apie paskutinius dalykus, jis pardavinėja tokios pigios mašinos, tokia yra, kad yra, kažkokie elektromašinis bus pigus, bet man asmeniškai ta idėja atrodo keistokai, kai dabar BYD pridarė tų pigių mašinų, čia tavo dalis. Taip, bet $25,000 mašinos važinėjimas yra labai svarbu. Tai toks yra dalykas. Ir kalbant apie bendrinant Musko, tas po Trumpo išrinkimo Musko visų kompanijų kaina vidutiniškai pakyla, vertinimas pakyla 45%. Tai 5% kilimas ir dėl ko taip yra, dėl to, kad žmonės sako, Muskas sakė, Trumpas laimėjo, Trumpas sakė, čia kils panašiai. Tai vadinasi, Muskas kažkaip su Trumpu, kažkaip padarys, kad kažkokiu būdu visą tai, ką jisai turi, dabar staiga taps dar brangiau ir dar vertingiau. Ir ten ir Boring Company, ir galima pirkti ten, visur, kur įmanoma gauti pinigų prieimo prie Musko, reikia dėti pinigus ir juos reikia pasižiūrėti. Bet problema yra tame, kad kai tu susiriši su politika, tavo ateitis taip pat susiriša su politikos dalykais ir nekalbant apie Musko politinę karjerą, ką jis ten darė politiko, nes tikrai jis pastaruoju metu atrodė kaip nesakytas narkotikas, ketaminas. Ketaminas, jo. Tai atrodė kaip kažkaip paragavęs atrodė. Šitas, aš nespecialistas, bet atrodė tikrai kažkoks tai, kaip čia. Žmonės internete, specialistai sakė, kad atrodo, kad paragavęs. Tai va, tai šitą, tai žinai, tai tie visi jo reiškiasi visi bairiai, kurie tais pastaruoju metu vyko, jie turbūt, aš manau, kad akcijų rinkos arba verslo vertės prasme atsirado dvi problemos. Pirmas dalykas, atrodė, kad tas Muskas yra labai dezorientuotas, jisai neužsiminėja savo verslais. Jis pakankamai nuoširdžiai ten pjovė garažtą, ten kažką, ten pjovė ten pjūklų dalykus, bet taip pat pasirodė kitas dalykas, kad Muskas panašu, kad ne tik yra dezorientuotas, bet taip pat jis yra ir truputėlį, kaip čia pasakyti, nebelabai tikintis tais dalykas, kuris anksčiau tikėjotės. Dabar jis kalba apie visai kitų didelės vizijas duoda, bet vizijų prasme, kitaip tariant, žmogus turi viziją ir anksčiau vizija buvo robotai ir Marsas ir ten kažkas tai ir panašiai. O dabar vizija yra Amerika, ten nelegalūs migrantai, biurokratijos pjovimas ir visokie kiti dalykai. Ir problema yra tame, čia vienas gerai rašęs, kas sako, problema yra tame, kad Musko trūksta, nebėra vizijos su verslais. Kitaip tariant, jeigu dabar investuotų kažkas į Dogecoiną, kuris yra kiek nupjaus valstybės išlaidų, ko geros būtų sulaukęs investicijų daugiau, negu jisai pradėjo laukti Tesla. Ir akcijos krito. Ir tarkim, taip ir akcijos krito, ir tas akcijos įsipūtimas buvo labai akivaizdus, ir akcijos krito pakankamai stipriai. Kitaip tariant, krito labiau negu visų kitų tarifų paliestų kompanijų akcijos, nes objektyviai Tesla per tos metus, tarkim, taip jos ta vizija, racionali vizija, kad Tesla užkariaus pasaulį tapo mažesnė. Waymo kompanija, kuris įminėjo robotinėmis mašinomis jau beveik metus, ir važinėja tos robotų mašinos, roboto taksi padarė anksčiau negu Tesla gerokai, ir Waymo mašinos tyliai, gražiai, tvarkingai važinėja po Los Andželą ir panašu, kad gali važinėti po truputėlį kažkur kitur. Ir matosi, kad tas verslas darosi sunkiai. SpaceX'as išlieka tokia aiškiausia karūna, bet tenais konkurencija tikrai vėl didėja, nes Bezosas, kuris turi tikrai irgi neribotus resursus, iš esmės tvarkytis dalykus, leidžia savo kosmoso raketas su Katy Perry, kuri, tai kažkas apie Katy Perry nukristant labai gerai rašė, kad Katy Perry yra
sako, prisiminimas, Atlantikas regis rašė, prisiminimas, kaip faina buvo, kaip celebričiai buvo tiesiog celebričiai ir neturėjo būti socialiai atsakingi, tiesiog darė bet kokį durną šūdą, kurį gali celebričiai daryti. Ir Katy Perry bučiuojantį žemę ir sakė, pasaulio taika, pasaulis mažas, visi vienas kitą myli. Yra nuostabu, nes Katy Perry tiesiog yra, kaip čia pasakyti, jos vadai nenori, kad tai būtų protinga, arba nenori, kad tai būtų durna ir sakytų, partija laikina jų. Čia beje, nesenai internetas irgi atrado, kad Katy Perry išėjo iš ketamino kelią. Tai čia gal kažkokį koncertą buvo užfiksuota. Tai čia turbūt tik dėl to, kad Blue Originas perėmė. Gali būt. Labai gali būti, bet kažkaip tai atrodo taip. Nu tai va, tai baigia tai vis rimtą dalį. Maskas išeitinėja iš vyriausybės, Tesla yra ką veikti, mažos mašinos neturi, robotaksį neturi, robotų, kurie ten turėjo daryti namų darbus irgi kol kas dar nesišviečia kol kas artimiausia perspektyvoje. Ir aišku, turi labai didelės problemas Kinijoje, apie ką kolega papasako šiek tiek vėliau. Bet dabar aš norėjau pasakyti, galbūt apie tą vizijos dalį. Jonai, aš gal norėčiau perduoti žodį tau ir daug šiandien aš kalbėjau, bet man taip atrodo reikėjo išsiaiškinti šitą temą. Bet to mūsų fanai prašo, kad mūsų podcastas būtų be 2 valandos. Tai, taip. Aš labai trumpai dėl pigios elektros mašinos. Dabar didžiausia konkurencija ne BYD ir taip toliau, o buvę Teslos originalūs co-founderiai pasidarė naują kompaniją ir išleido elektrinį trucką, kuris yra pigus, atrodo dar labiau idiotiškai negu Cybertruckas, bet jis funkcionalus. Taip, supratau. Aišku. Aš noriu... Tai gal tada baigiant tą dalį, bet aš norėjau pasakyti, tiesiog pas mus čia buvo tokie dalykai, kad sako, nepabaigėte istorijų iki galo, tai iškart pabaigiau istoriją iki galo, klausykite, prašėte, prisiklausėte. Dabar tavo eilė. Aš noriu, ponios ir ponai, uždėkite, prašau, žvakutę Mykolui Katkui. Audriau, kiek laiko prakalbėjo Mykolas dabar be perstojo? 50 minučių. 50 minučių. Informacijos, kurios jūs turbūt niekur kitur taip charizmatiškai negausite. Tai Ir net prašom, uždėkite žvakutę. Ta proga, ne žvakutę, prašom subscribe, paspaudžiam. Jo, follow, subscribe mygtukas. Gerai, o dabar mes grįšim. Truputėlį, aš galbūt trumpiau, nes tiek informacijos neturiu, bet iš tikrųjų nuo ko aš gal pradėjau. Truputėlį, kad Elonas Muskas, jis nuo praktiškai savo karjeros pradžios labai bandė kuruoti savo įvaizdį ir kas jis toks yra. Ta prasme, arba kaip įmanoma. Jo, ir jam vienas svarbiausių dalykų, apie ką mes vėlgi, ta prasme, jis anksti suprato, kad, reiškia, populiarumas ir jo ta demografija, kurį jų palaikys, iš tikrųjų yra nerdai. Ir jam nerd kredas, ta prasme, tas vadinamas, kad, nerdai... Nerd power. Kad jam buvo be galo svarbus nuo pradžių. Dėl to jis ir labai pamastęs, ir labai kruopščiai atsikuravo, kas jam yra svarbu. Tai čia prieš einant galbūt į jo inspiracijos šaltinius kaip po tokius, pavyzdžiui, Elonas Muskas sako, kad jis yra didis gameris. Ir jis iš esmės ir yra. Žaidė ten Overwatch'ą, dabar buvo toksai skandaliukas. Path of Exile, čia toksai naujas žaidimas 2. Pirmasis senas, antrasis naujas, reiškia hack and slashas, panašu į Diablo ir Elonas Muskas kažkaip labai gyrėsi, jog jis yra čia top 5 ten žaidėjas kažkur pasaulyje ir paskui pasirodė, kad jis panašu, kad buvo, nusipirko boostintą akauntą, reiškia, ar ne akauntą, bet jam kažkas užboostino akauntą, pakėlė iki maksimalaus levelio, o jis prisijungė ir ten kažkaip 5 kart mirė iš karto ir visi rodė pirštais ir sakė, tu nesi. Dabar jau tikrai tu žaidėjai. Taip. Ir vėlgi, tas pats, kaip jis, pavyzdžiui, rekomenduoja, sako, aš labai žiūriu anime. Sako, aš žiūriu čia, žinai, Ghost in the Shell, Evangelion, Death Note, ir čia yra tie 3 anime, kur tu bent jau biški kažką žiūri. Panašiai kaip Katy Perry žymiausia daina. Jo, ta prasme, tu tiesiog, tai žinai, ten pridedi dar kokį Berserką ir ten, nežinau, Attack on Titan ir tu... Tai vis dar yra praeitas amžius. Jo, ir tu viską matei, žinai, tai čia nėra, bet nerdam turbūt netgi man, tam tikrą prasme, tai visai... Vis tiek sėdė čiūvas. Taip, čia vienas kažkaip. Turtingiausias žmogus pasaulyje žiūri anime, tai aš irgi žiūriu anime. Tai mes turėtumėm apie ką pašnekėti, jeigu netyčia prie alaus. Ir čia yra momentas, nes dėl to, man atrodo, jo pakilimas, public personas, yra kur kas didesnis negu Jeffrey Bezoso, Marko Zuckerbergo, Bransonas artėja. Čia labai trumpas labai dalykas įvesti. Nes suprantat, Hebra, kad mes gyvenam pasaulyje, kuriame 3 bičiai, kurie yra turtingiausi, Zuckerbergas, atskirai, Zuckerbergas, Bezosas ir Muskas, jie visi 3 yra tobli Bondo vilenai. Tobli. Tamas, jeigu darytum Bondo filmą, turi 3 vilenus, kuris iš karto gali, kiekvienas jų iš karto yra ten Bezosas, kuris nori Dr. Evil, Bezosas, kuris nori daryti pasaulį crazy ten, žodžiu, tai yra klasikinis dalykas. Mr. Evil, Zuckerbergas, supranti, robotiniu veidu. Jo, bet matai, bet čia yra dalykas, kad, pavyzdžiui, kol
Reiškia, Elonas Muskas yra meme lordas, jis yra toksai visas, čia dar galima paminėti momentą, kad jis ten 2018 metais berods buvo Times'u tas top 100 ir jis nusuko su visų mėgstamiausių juoduoju antisemitų nacių gerbėjų Kanye Westu. Labai vienas kitam reiškia meilę ir sakė, tu irgi va toks nesuprastas genijus kaip ir aš, ir jie ten vienas kitam labai kažkaip imponavo, nu tuo metu jis dar nebuvo juodasis antisemitas, o to Muskas atrodė, kad nebuvo irgi kažkoks tai keistas žmogus. Bet kaip sakė Sadelas, Muskas yra white Kanye. Jo, iš esmės tai. Bet iš kitos pusės grįžtant prie to, tai žinai, Bezosas yra, nu, kur tu žiūri į jį ir tu su doleriai, reiškia, sukasi akise ir tu taip ir laukia, kad jis nusiema odą ir ten yra driežas, nu ir jis, ta prasme, geria adenochromą ir ten dar kažką daro. Zuckerbergas sako, aš einu dabar muštis į UFC, aš dabar ir jam duoda į veidą ir nieks nepasikeičia. Zuckerbergas turės vaidinti Remi Malekas. Nu, tai yra va tokie du vyrai ir tada... Davęs, žinai, sako, au. ir tada yra, reiškia, Muskas, kuris yra va toks va nesuprastas nerdas. Tai čia reikia gal pradėti nuo tų jų inspiracijų, jis jau yra paminėjęs keletą, kurios jam yra labai svarbios, bet ką daug kas pastebi, tai kad Muskas, jis jas interpretuoja taip, kaip jam yra labiau selektyvus futurizmas. Mano žodžiu, kad jis pasiema kažkokią kultūros momentą ir tu irgi minėjai, kad Silicio slėnyje ten yra 3 veikalai, kuriais remiasi beveik visi, kurie yra tokie technoanarchistiniai, jos taip vadina, žinai, čia technoanarchizmas, tai ką mes dabar darome. Tai pirmas kūrinys yra turbūt gerai žinomas visiems susirinkusiam, tai yra Hitchhiker's Guide to the Galaxy, kas yra tokia mokslinė, fantastinė satyra. Lietuviškai išleista pavadimu Keliautojo autostopu gidas po galaktiką. Jo, ir tai yra iš tikrųjų labai juokingas, tai yra satyra. Iš esmės, tai yra mokslinės fantastikos satyra, kurioje Douglas Adams, man atrodo, kritikuoja, iš esmės jis kritikuoja visuomenę iš satyrinės pusės, jis juokasi iš Marso kolonizacijos, ta prasme, ten yra iš biurokratijos, iš visko. Ir iš esmės, ką sakė Muskas, tai va, sako, aš skaičiau, žinai, ten 12 ar ten 15 metų aš buvau labai nesuprastas. Ir aš tada supratau, kad svarbiausia yra, nu, ne atsakymas, o teisingas klausimas. Nes toje knygoje yra klausimas toksai dalykas. Na, kokia yra gyvenimo prasmė? Ir atsakymas į tą klausimą yra 42. Kuris, nu, nieko nereiškia. Iš esmės. Jis nieko nereiškia, bet jis teisingas. Bet jis yra teisingas. Ir Muskas nuo to sako, kad aš pradėjau, suprantate, klausinėti, ne atsakymas yra esmė, o teisingas klausimas. Pavyzdžiui, kalbant apie raketą, žinai, kodėl mes negalime ne kaip padaryti, o kodėl mes negalime, pavyzdžiui, pigiau išleisti. Kas padarytų, kad mes galėtume pigiau? Ir čia yra jo visa ta, filosofija, kad jis tiesiog just asking questions. Žinot, kokia buvo jo pirmoji idėja, kaip padaryti pigiau. Jis atvažiavo visas toks šaunuolis, supranti, Silicio slėnio nerdas, dar toks nerdas atvažiavo į postsovietinę Rusiją, kuri tik buvo nusilaužus ir nuėjo pasišnekėti su generolais ir sako, parduokit man, va, turit balistinių raketų, nereikės jų dabar. Supranti, papigiai parduokit. Bet sako, jie žiauriai daug užsiriekė po 5 milijonus už vieną. Ne, jau tiek aš nemokėsiu. Tai va, tai grįžtant prie Hitchhiker'o, žinai, tai esmė yra ta, kad jis pasiema dalį tos knygos, kur yra tiesiog klausimas, kuris šiaip tai yra, satyra ir ironija, šitas klausimas bendrai knygos kontekste, ir jis tai priema kaip users manualą. Tai reiškia, jis satyrinę, literatūrą savo pasisako, tai čia vadinasi teisingai. Ir aš tada taip ir gyvensiu, kas, iš esmės gal ir nėra kažkokia labai bloga filosofija, bet žmonės blogesniais žmonėmis remiasi. Jo, bet iš esmės jis, satyra priema kaip kažkokią filosofinę idėją. Tai yra įdomu. Tada yra galbūt antrasis kūrinys, kuris irgi vėlgi, kas jau neskaitė, tai kolegos paskaitykite, tai yra Izako Azimovo Foundation. Reiškia, Foundationo esmė yra, kad tai labai daug yra kalbama apie, reiškia, civilizacijų cikliškumą. Kad anksčiau ar vėliau... Nuspėjamumą. Taip, jog, ir netgi yra toksai, mano galvo, pseudomokslas, kuris vadinasi psichoistorija, kuri aiškina, kada žlugs mūsų civilizacija ir kad tai yra cikliška. Ir pagrindinis knygos personažas Foundationo, Haris Seldonas, jis iš esmės, ir bando kažkaip tai išsaugoti, konservuoti. Čia vienas dalykas, pasakysiu, dabartiniai politologai, visokių pseudo, dabar tik dabartiniai, bet ypatingai tokie, vadinkim, dešinioji arba konspiraciniai politologai, labai daug yra mėgstama kokio nors sugalvoti, kokio nors tipo ciklą, temą, panašiai. Aišku, yra tikrų veiklų, tipo kaip Samuelis Huntingtonas apie civilizacijų istoriją, bet taip pat yra labai daug visokių pseudo veiklų, kur ten, pavyzdžiui, maždaug, pasaulis jau baigėsi,
ten, žinai, pas Hitlerį tas pas buvo, pasaulis baigėsi, mūsų pasaulis išnyks, jeigu mes dabar kartais, neižudysim visų žydų, pavyzdžiui. Nes tas į tą darosi, tai aš noriu pasakyti, kad visi šitie psichoistoriniai elementai, jie gali labai fainai atrodo moksliai fantastika, bet realiam gyvenime dažniausiai jie sakomi, kad, kadangi bus taip, aš žinau, bus šitaip, dėl to mes dabar turim, pavyzdžiui, tarkim, neleisti visiems darbininkams deportuoti visus lotynų kilmės amerikiečius iš Amerikos. Pavyzdžiui, toks dalykas, tai neišvengiamumas. Tai yra neišvengiamumas, jisai sukuria, vadinkim, tokio totalitarinio, jeigu viskas blogai, vadinasi, galim daryti bet ką. Jo, nes gelbėjom pasaulį nuo išnykimo. Taip, ir Muskas irgi buvo priėmęs, kas tam tikrų metu atrodo žavu, kad mes šitoj, mūsų civilizacijos metu, mes turime galimybę išvykti į Mėnulį, į Marsą, padaryti ten kolonijas, ir mes taip konservuojame savo civilizaciją. Iš esmės, tai padarydami, žinai, ir aš, Elonas Muskas, padarysiu tai, nes aš esu gelbėtojas. Bet vėlgi, foundationė tai yra kolektyvinis darbas, dėl ko tai pasiseka užkonservuoti tą, o Elonas Muskas viską daro vienas. Taip. Tai čia toksai momentas, kur gal tas, ir tada mes turime dar vieną kūrinį, kuris yra žiauriai geras ir šitą tikrai labai rekomenduoju, tai yra Iano Bankso Culture serija. Ten visas ciklas. Jo, ciklas, tai yra, man taip atrodo, 5 knygos. Ir ten esmė yra, kad iš esmės veiksmas vyksta tokioj visko aptekuosioje komunistinėje anarchijoje, kur mus valdo, reiškia, Mainzai, tai yra AI, kuris yra labai geras ir žmonės iš esmės prieina prie to, kad materialūs dalykai, jie nebėra svarbus. Ta prasme, ir ten labai graži ten ta utopija, žinai. Ir Muskas irgi visą laiką pabrėžia, kad, aš, žinai, čia reikėtų kažkaip tais. Ir vėlgi, jo priėjimas kaip turtingiausio pasaulio žmogaus kalbėjimas apie materialių dalykų atsisakymą ir hierarchijos dismantlinimą, iš esmės, ta prasme, tai, jis neveikia, nes jis daro priešingai. Bet Muskas, pavyzdžiui, vadina savo SpaceX'o laivus pagal Culture'o Iano Bankso laivų pavadinimus. Jo. Ir paskutinis, kurio aš tiesa nesu skaitęs, tai Ramūnas Daharšmištras romanas. Esat skaitę, kas nors? Aš esu vienas iš geriausių Heinleino romanų. Tai aš nesu skaitęs ir tu gal biškelio pridėsi, nes Muskas tapatina save su pagrindiniu personažu. Pradėkim nuo to, kad ten yra jau Heinleino antrosios pusės kūrybos, ten, kuris jau persilaužė iš to jaunojo šaunaus herojaus very able young hero tropo į būtent tokius dešinesnės pažiūras, kurios prasidėjo su Starship Trooperiais. Taip. Ten yra tokia kind of komunizmas, bet jis suremtas, Heinleinas paima tokius gana paprastus dalykus, kad ko reikia, kad gyventų, žinai, blogoj teritorijoje. Kas susiveda į poligaminės šeimas, nes turi būti klanas, bet žmonės čia atskrido daugmaž vienu metu, reiškiasi, nėra tėvai vaikai, reiškiasi, klanas organizuojasi iš visų. Tai Musko ten tas visas įpėdinių ratas labai puikiai prilimpa prie viso šito reikalo. Na ir be abejo, tai yra kova su užkietėjusią senąją žemės biurokratiją, priespaudą ir visą kitą. Vėlgi ten, aš kaip suprantu, yra anarchistinė, tokia pseudo-anarchistinė visuomenė. Anarchistinė ir ji yra labai paremiama, pavyzdį pasakysiu, sako, kodėl, sako, jūs į žemės atskridę pas mus į Mėnulį, nes ten Mėnulyje veiksmas vyksta, Mėnulio kolonija, į kur buvo siunčiami nusikaltėliai ir taip toliau, Australijos principas. Sako, kodėl jūs atskridę pas mane, aiškinat, kad aš čia turėčiau, žodžiu, kažkokiam pensiniam fondui mokėti. Sako, aš galiu nueiti pas šitągi lošimų, kaip jis lošimų agentas užsiima statymais, kaip Bookmakerį. Bookmakerį, sako, nuėjęs, sako, aš su juo galiu sukirst lažybų, kad aš moku tokias ir tokias įmokas ir jeigu aš lieku gyvas, jis laimi, o jeigu aš ten užsilenkiu, tai mano šeima laimi, žodžiu. Tai sako, čia tas pats bookmakerio verslas, sako. Kodėl aš jį turėčiau? Tai finalizuojant šitą visą, Muskas turi daug įkvėpimų, kurie galbūt tokiam žmonėm, ir kaip mes, ir šiaip bendrai daug žmonių, Azimovas, pavyzdžiui, Azimovas žino labai daugas. Taip. Tai, kad jis remia savo tą technokratinę, arba kaip jis pats ją pristato technoanarkinę, kas yra visiškai tuščias terminas, ir jis nieko nereiškia iš tikrųjų, filosofija, kad tai yra remiama veikalais, iš kurių jis selektyviai pasiema tam tikrus dalykus ir iš jų jis stato savo filosofiją, kaip ir beje,
Teslos Cybertruckas, ten Ridley Scottui nutiko neseniai, reiškia, nenutiko insultas, bet žmogus jau labai kratėsi, ta prasme, reiškia, kad, jo dizainas yra pavogtas iš Blade Runnerio. Buvo padarytas iš 4 skardos lapų, kur kramtomos gumos, bet labai puikiai. Kur teoriškai, ir netgi cituoja Muskas Blade Runnerį, kuris yra korporacijų kritika, visas filmas, iš esmės yra apie tai. Darydamas korporacinį filmą. Taip, ir ten Ridley Scottui irgi įvyko kažkoks... Čia toks apskritai jausmas, ir kažkas yra sakęs, kad atrodo, žiūrėjo tos pačius filmus kaip ir mes, bet jisai visus juos nedažiūrėjo iki galo. Nedažiūrėjo iki galo. Jo, tai aš tą turbūt ir norėjau paminėti, kad yra labai daug įkvėpimo šaltinių, kurie gal kažkiek padės suprasti. Mes sudėsim linkus, jeigu norėsit, aišku, paskaitykit, bet esmė, kad būtent Muskas renkasi selektyviai nedažiūrėti iki galo, pasiimti kažkokią dalį tos filosofijos. Tapatinį su šitagi, su korporacija. Taip, jis labiau tapatinasi su korporacija ir tai priema kaip gerą dalyką. Tai čia jis yra vieno žmogaus korporacija. O dabar klausyk, kaip ten viskas Moskvai sekasi Kinijoje, nes vienas iš dalykų aspektų yra tokių, kad tarp Teslos akcijų kritimo priežasčių ir tokio, vadinkim, didelio nepasitikėjimo priežasčių yra tai, kad Muskas yra labiausiai priklausomas nuo Kinijos iš visų didžiųjų technologijų verslų, nes, pavyzdžiui, Apple'as iškelti savo gamybą gali Indiją, bet ar iškels savo fabrikus Muskas ir ten parduos pakankamai mašinų? Neiškels, nes fabrikai Kinijoje iš dalies yra, ir tik iš dalies yra tam, kad nusimažinti kaštus ir ta Tesla būtų pigesnė ir konkurentabilesnė vakarų rinkoje. Bet tuo pačiu 18 metais, kai Muskas jau tenai puolėsi Kinijoje kurti eilinius savo gigafabrikus, jau tuo metu Kinija buvo pasistačius kursą ir ten, kai pasistato kursą, tai ne taip kaip Europoje diskusijų klausimas, ne, yra pasakyta ir einam į tą pusę. Pasistačius kursą į elektrinės technologijas, visas saulės baterijas, vėjus ir taip toliau. Ir nereikia painioti, jie visiškai nekreipia dėmesio į ekologiją. Pasižiūrėkit į oro užterštumo, jų pačių teikiamus oro užterštumo grafikus, kur pagrindiniuose miestuose, jeigu nelyja, baisesnis oro užterštumas būna kokiam vienam Indijos didmiestyje. Negu pagrindiniuose pramoniniuose Kinijos miestuose. Ir tai yra Kinijos teikiami skaičiai, ne kažkieno kito. Grįžtam atgal prie žaliosios linijos. Elono Tesla buvo pirmasis ir kol kas vienas iš labai nedaugelio vakarietiškų verslų, kuriam buvo leista 100% auninti kinišką subsidijarą. Visi kiti privalo turėti bent 50% būt palikę Kinijoje registruotai arba kai kuriais atvejais netgi Kinijos valstybei įkuriama technologija. Ir čia yra gerų pavyzdžių, pavyzdžiui, kaip Armas, kuris turėjo kompaniją ir paskui nebeturėjo kompanijos. Taip, ir iš to atsirado didžiausias Kinijos procesorių fabrikas, pavadinkim. Buvo, atėjo investuotojas, buvo investuotojų nebeliko. Daugiau, vienu mažiau, ką jums gaila. Taip. Jo, bet su Kinija Moskvai sekasi kontroversiškai, pasakyčiau. Pradėkim nuo to, kad jau 20 metais jis jau prisiriekė tenai dėl COVID-ų irgi. Ir prisiriekė jis pas visus šiaip jau. Ir Amerikai prisiriekė ten, kur gyveno, ir Kinijai nepatiko ir taip toliau. COVID-ai, aišku, yra dar tema, kurią truputėlį tada padarom į šoną užvažiavimą. Kinija žiauriai nuo pat pradžių neigė bet kokią galimybę, kad tas virusas buvo pabėgęs iš kokios nors laboratorijos. Nepaisant to, kad Wuhane yra virusologijos institutas, tam virusologijos institute yra koronavirusų laboratorijos net kelios, ant kurių užrašyta koronaviruso laboratorija yra. Tame tarpe ir angliškai. Taip. Bet niekaip to nebuvo. Jeigu zombių lygų laboratorija būtų atsirastų pasaulyje zombiai, tai sakytum, ne, tikrai atsirastų būtent toje vietoje, sakytum, ne, tikrai čia. Ne, čia yra natūralus spilloveris, ne kitaip, supranti, iš šikšnosparnių, supranti.
Australija buvo, ko gero, pirmoji iš rimtesnių valstybių, kuri pasakė, kad mums tai atrodo, kad iš Vuhano laboratorijų Galimai, taip. Kinija grįžo atgal ir sakė, tu jau pat atsiimk savo žodžius. Nemeluok. Ne tai, kad atsiimk savo žodžius buvo pasakyta. Australija sakė, suabejojo, taip, mes čia tipo kaip ir nuomonę sakom, viskas, jum tarifai, supranti, nebeperkam iš jūsų jautienos. 20 metai buvo liūdni metai Australijai. O klausyk, Andriu, tai nes buvo tokia legenda, aš prisimenu pradžiai COVID pradžioj, kad furistas važiavo su slojiku koronos virusu ir ten kažkur nukrito netoli laboratorijos. Ar tu gali patvirtinti arba paneigti šitą faktą? Atsisakau komentuoti. O Hebra, mes turim su incelės problemų, turėsim su koronaviruso problemų. Gerai, tai trumpai dar prabėkim, nes žiauriai juokinga tema iš tikrųjų, kai pradedi gilintis į visas tas teorijas. Tai Australija pasakė, pabėgo iš laboratorijos, Australija gavo tokias sankcijas, tuo metu nematytas sankcijas iš Kinijos ir per naktį tai praktiškai. Visi kiti tai... Dar prie to pačio pridėkim, kad Faucis, kuris prie Trumpo buvo vyr sveikatos specialistų, išviešinti jo emailai, kaip kad galima tai padaryti su visais federaliniais informacijos dalykais po kurio laiko, kuriuose yra, kaip čia pasakyti, nenurodoma visiems, kad reikia natural spillover, tas vadinamas variantas, bet smarkiai raginama judėti tyrimų atsiradimo genezės ir taip toliau, ta linkme. Kodėl piesa žino po teisybę? Ten buvo dar tas rasistinis veiklas. Ateina Muskas ir 23 metais sako, Faucis buvo tas, kuris iš tikrųjų finansavo, supranti, per, kaip jis dabar vadinosi, Nacionalinis sveikatos institutas, NIH, man atrodo, trumpinys, NIH, kad NIH finansavo, supranti, kaip tik ten kažkokie ten gudrūs pavadinimai, pastrų kažkoks, tai dar ten, žodžiu, viruso pagerinimą, žinai, nebūtinai weaponizavimą pilnai, bet pagerinimą, kurį atliko Vuhano institutas virusologijos, žinai. Visi būmas, kaip Aš atsiprašau, pats Faucis asmeniškai sėdėjo. Taip, pats Faucis ir finansavo. 24 metais buvo išviešinta Nacionalinio sveikatos instituto vėlgi emailai, kurie parodė, kad finansavo. Buvo finansuojami tokie. Ten, kaip čia pasakyti, kad tiesiogiai finansavo virusą, tai vargu, bet kad jie turėjo bendrų projektų ir kad davė pinigų, tai čia nėra kalbos. Ir buvo būtent virusų tyrimam ir tiem tyrimam, kurie šiaip jau tokia biški keisti, pavadinkim. Juos galima pateisinti įvairiais būdais, bet tuo pačiu jie gali būti naudojami ir weaponizavimui virusų. Šalia to dar labai greitai. Šitagi kaiminė Amerikos Kanada 19 berods metais dar prieš viruso tai virusas 19 pabaigoj pasirodė. 19 vasarą panaikino teisę gyventi Kanadoje ir iššiušino laukan porelę mokslininkų, kinų, vyrą su žmona, virusologijos specialistų. Šiaip jau iš principo juos turėjo 25 metam uždaryti į kalėjimą, kadangi jie realiai pyzdino virusologijos duomenis ir siuntė juos į Vuhano virusologijos institutą, supranti, bet Kanada nenorėjo pykti su Kinija, tai ten tyliai jiem per pirštus davė. Jo, bet aš gal norėjau tik tai paminėti, kad vėlgi remiantis savo nedideliam žiniom apie virusologiją ir katastrofų pradžią, kurią aš žinau iš filmų. tai turbūt bet kokiu atveju, žinai, nesileidžiant konspiracijos teorijas, kad vyko tyrimai, taip jie vyksta, nes tai yra tarpšalinis bendradarbiavimas tam tikrose srityse. Bet kad, ne Faucis tą virusą išpylė, ta prasme, į kanalizuoką. Su slojiku pats turi būti kaltas. Bet faktas yra toksai, jis aktualiai Hebra tyrinėjo tos virusus ir ta prasme, ir būtent toje vietoje, kur tyrinėjo virusus, ir turbūt tai buvo viena iš kažkokios nesuskėjęs, kad tai buvo viena iš didžiausias masto tokio virusų tyrimo objektas, būtent toje vietoje konkrečiai atsiranda tas virusas. Ne toje vietoje, turgui. Čia dėl to furisto.
Čia viskas gal to puristo, žinok, viskas važiavo, užsisakyti. Bet gerai, bet šitą, bet tai kaip Maskas šitą, tai kaip Maskui sekasi po tokių pareiškimų su kiniečiais. Nes aš supratau, kad kinams, matyt, pagal tai, ką tu pasakoji, kinams tai toks, kaip Taivanas yra. Kalbi apie Taivaną, gauni per galvą, žinai. Jo, kalbi apie virusą, gauni per galvą. Bet čia yra va tas toksai dvejopas dalykas, kur Maskas jiems vis dar yra reikalingas, nes Tesla vis dar turi technologijų, kurių kinai neturi. Negali sakyti, kad ten negali lygiuotis. BYD realiai pardavė tų automobilių, kaip realiai. Ten paskui dar yra visa istorija, kaip jie iš tikrųjų parduodami, o kaip ne. Pačioj Kinijos rinkoje jį parduoda daugiau negu Teslų. Galų gale jau parduoda. BYD turi tikrai rimtų patentų tuo klausimu ir visa kita, bet Maskas vis dar turi technologijų. Plius kinam žiauriai skauda visas išėjimas kompanijų, tų pačių Apple iškeliavimas, jiegi stabdo tenai visokiausiais būdais. Ir ne tik dėl technologijų nutekėjimo, o dėl to, kad žmonės literaliai sėdė. Staiga tau 50 000 žmonių lieka be darbo 4 milijonų mieste. Ir vis dar visos tiekimo grandinės. Žiaurios reperkusijos, supranti, ir taip toliau per visą rinką nusirita. Tai dar kol kas kažkaip tai jis ten smarkiai velnių negauna, jį laiks nuo laiko, kaip suprantu, išsikviečia vizitui, kažką pasišneka, bet dabar jau kuris laikas nevažiavo. Spėju, kad bet tu žinot istoriją apie Pitą Hegsethą ir privatų, nežinot šitos istorijos apie Maską. Tai, žodžiu, vienas iš Masko ir Pito Hegsetho vieno didžiausių dalykų, dabar iš nutekėjusių informacijų iš Pentagono eilinį kartą. Nes ten, Pentagono, kaip čia pasakyt, ką aš supratau apie Masko Trumpo kadenciją, kad ten viskas, ką sako, yra tiesa. Viskas, ką lygina, dažniausiai būna tiesa, tik tai klausimas, ar taip toliau ta tiesa būna pilnai ir iki galo veikia. Tai dabar nelabai seniai Pitas Hegsethas paprašė Masko prašymų asmeninių padaryti jam Maskui privatų aukščiausios karinės JAF vadovybės briefingą apie karą su Kinija. Apie Kiniją, apskritai, apie Kiniją ir nacionalinio saugumo klausimus gynybos srityje. Ir apie tai kažkas iš tų žmonių, kurie buvo tame dalyke dalyvavo, nusprendė, kad čia nėra labai gerai matyti ir kažkas tai nulikino į Trumpą ir Trumpas uždraudė griežtai daryti bet kokį briefingą ir Maskas atėjo ir briefingo nebuvo. Susitikimas įvyko, briefingo nebuvo. Nes Trumpas vis dėlto, kaip čia pasakyti, nepaisant to, kad jisai tenais Maskui yra užtruko dėkingas ir bendrai laikė tokių savo kiemo dvaro jogdurių, kurį laiko tarpą. Vis dėlto Trumpo aplinkoje yra krūva žmonių ir pas Trumpas turbūt supranta, kad gal nėra labai gerai, kad čiuvas, kuris turi tokio lygio interesus verslo Kinijoje, gautų informaciją ir susitikinėja su, kaip sakė, su Kinijos vadovybė ten kažkokiu reguliariu laiku. Su premjeru susitikinėja. Kas yra žiauriai daug. Jo. Tai dabar tas bičas nueina pas Ameriką ir gauna visą informaciją asmeniškai, kaip Kinai, kaip būtų čia karas su Kinija ir kas čia vyksta su Kinija. Tam, nes jis kažkam tai prisireikia, nes jisai, kai mažina valstybės aparatą, turi apie tai žinoti. Tai Trumpas tą dalyką uždraudė ir, tarkim, kalbant apie Hegsethą nuodėmes, taip nes signalo čatai išmatai, visa kita, viskas yra tvarkoje, bet Trumpo jo komandos akyse, va šitas dalykas yra absoliučiai pats didžiausias nusikaltimas. Jeigu Hegsethą atleis, kas nebejotinai taip turėtų, manau, poros trejato mėnesių bėgiai vykti, tai va šitas praradimas pasitikėjimo Trumpo būtent yra susijęs to, kad kaip tu drįsai ateiti su Masku, susitarti dėl šito privataus briefingo, nes tai skamba šiaip tai neįtikėtinai. Ir verslininkas turi, nežinau, pas mus ateina, pavyzdžiui, pas mus, tarkim, koks nors verslininkas, pavyzdžiui, turintis daug verslo Rusijoje, ateina pas išrinktą savo prezidentą, čia nežinau, Rolandą Paksą, sako, Rolandai, pakviesk man dabar čia šitą, savo mūsų valstybės saugumo departamentą, pasakyk, kokių mes čia šnipų turim Rusijoje ir kaip mes čia dabar juos sekame. Ką mes čia ieškom, kur mes randam juos, kiek čia, kas yra įtakos ten agentai mūsų, reiškiasi, arba jų tenais agentai pas mus, ką mes jau aptikę esam ir ko neaptikę esam. Tai čia paėras biški kažkas panašus kaip Borisovas bandė padaryti, žinai. Ir Pito Hegsetho istorija yra puikis pavyzdys, kad neverta gerti darbe. Darbo metu gerti neverta, susilaikykite, pagerkite po darbo valandų. Aš grįžtą prie to gerti ir eit rašyti į Facebooką. Signalą. Aš gal grįžtu dar šiek tiek prie šitų COVID atsiradimo teorijų, kadangi Maskas sužibėjo jau dar ir šiemet, dar kartelį, supranti, ištraukė tą patį lavoną, žinai, tų savo pareiškimų, dar jį paspardė ir uždėjo lipduką USAID. Supranti, kad tai buvo už USAID pinigus daroma. Supranti. O grįžtant prie šitų teorijų, vėlgi labai smarkiai nuskambėjo Amerikos
neoficiali Baltųjų rūmų pozicija, bet truputį žemiau, toks biški patestavimas, kaip suveiks. Nebeatsimenu, kuri ten organizacija, kuri ten CŽV, ne CŽV, pareiškė, kad vis tik tai jau nusprendė, kad pilnumoj, kad buvo laboratorijos klaida, ta prasme, žmogaus klaida, kad buvo paleista mutuotas specialiai virusas, buvo paleistas į bendrą, kaip sakant, žmonių masę, su kuo, kaip jau minėjau, Kinija žiauriai mušasi ir šitoj vietoj atsidūrėm su įdomia tokia dilema. Iš vienos pusės, iš tų duomenų, kurie yra prieinami daugiau mažiau visuomenėje arba kuriuos ten bent jau užsimena, kad yra, nėra galutinio įrodymo, kad tikrai tai buvo įvykę. Ta prasme, šalutiniai įrodymai labai smarkiai į tą pusę rodo. Realiai, atmetus vėlgi extraterrestrial teorija buvo tokia. Atmetus, kad tai buvo Amerikos išdirbtas daiktas, specialiai nusiųstas Kinijai, kad būtų ištestuotas, buvo irgi tokia teorija. Dar ten turbūt 2-3 yra visai nurautos teorijos, bet yra dvi tokios pagrindinės. Viena yra tas natūralus persidavimas iš gyvūnų žmonėm ir laboratorijos lykas, negražu taip sakyti. Nuleidimas iš laboratorijos. Ištelėjimas. Žodžiu, laboratorijos teorijai nėra dar to pagrindinio, kad va čia buvo. Natūraliam tam spilloveriui, kuriuo labai daug kas tiki ir sako, ne, čia tikrai nieko nebuvo, iš šikšnosparnių atėjo. Pavadinkim taip, paneigti jį pilnai irgi dar trūksta duomenų, bet juda į tą pusę iš tikrųjų. Tai susidorojam su viruso teorijom. Vokietija pernai metų pabaigoje jau paskelbė, kad jie už laboratorijos dalyką, tai ryškiai buvo irgi panaudota kaip derybinis momentas su Kinija, bet nebuvo atšaukta. Reiškia, jis vis dar kabo kaip nuo ES numestas toks akmenėlis, jūs sukos 20 milijonų žmonių nužudėt. Amerika ryškiai tą patį panaudojo, bet čia vėlgi ateinam į tą dalį, kuri vadinasi, kas meluoja geriau. Trumpas, neapseisim be Trumpo, vis tik tai, atsiprašom, žiūrovų buvo prašymas nebesakyto žodžio purvino, bet taip jau yra. Trumpas į praeitą savaitę pasakė, aš susiskambinau su šį, mes labai gerai pašnekėjom. Matė šitą momentą? Kinijos diplomatinės tarnybos. What? O tu matai, kad Trumpas, man atrodo, nesakė, kad jis šnekėjo, sakė they. They, suprask mano kolegos. Ir kai jo paklausė, who's they? Ir jis pasakė, they know. Tai visiškai akivaizdu, kad pirmoje kadencijoje, kai jie pradėjo dubasinti Kiniją, tai Kinija labai, taip sakant, taktiškai greitai back channelais, sakė, susitvarkysim. Šį kartągi, čia taip yra kalbama, kad šį mokėsi labai ilgai iš Rusijos, kaip čia reikia bendrauti su vakarais ir su Trumpu. Ir sprendė, kad Trumpui reikia tiesiog nenusileisti. Ir čia šį sako, kelias, visą kitą panašiai. Ir taktika yra tokia, kad bent jau iš amerikiečių pusės žiūrint, aš Kinijos pusės nesuprantu, bet amerikiečių pusę suprantu, amerikiečių pusės žiūrint, buvo labai akivaizdžiai tikėtasi, kad Kinai sakys, žiūrėkit, pasikalbėkime. Ir Kinai šį kartą, bet ten, tarkim, taip, vienaujantį nuomonę, bent jau Amerikos tose informuotose šaltiniuose, sluoksniuose bent jau buvo, kad tol, kol skaičiau čia iki praeito savaitės, tai buvo tokia, kad Kinai iš esmės užtraukia rankinį ir visais kanalais atsisako bendrauti, kol jūs nepasitrauksite. Biškį papildysiu. Kinai be abejo nuėjo šnekėtis, bet nuėjo šnekėtis ta prasme derint susitikimą backchanneliais. Taip. Yra paskaičiavimas, kad Kinai šiuo metu turi kokius 5 backchannelius į Baltuosius rūmus, į Senatą, į Kongresą. Bėda yra ta, kad Amerikos pusiai nėra kas priimtų sprendimą, kad galima jau šnekėtis. Nes Kinai būtent, jiem reikia, kad šį išlaikytų veidą ir kol nebus bent biškį nuolaidos iš Trumpo pusės, tol nebus. Ir tas pasakymas, mes jau šnekamės, iš dalies yra toks. Trumpo pasakymas, kad tarifai niekada, aš netikiu, kad jie bus tokie aukšti, pasakymas buvo toksai. Ta prasme, Trumpas šiaip, jeigu įmanoma sakyti, kad buvo nuolaida, tai tikrai Trumpas
praeitą savaitę, kita vertus, reikia pasakyti kitą dalyką. Trumpas praeitą savaitę, jisai labai backtrackino, kas jam labai nebūdinga, 3 dalykais. Tai mes kalbėjome apie Ukrainą, kad nuvažiavo Ukrainą ir backtrackino nuo garsiojo susitikimo, kur, kaip tu sakei, Baziliko, kur Makronas kėdės Aš, jeigu gerbiami žiūrovai nematė, ten yra, mano galva, viena iš tų nuotraukų, kur Bazilikoje dirba dar ten kažkokie kardinolai, degina žvakutes ir tuo metu viduryje didingos Bazilikos sėdi Trumpas su Zelenskiu dviese, taip, ir aš tiesiog įsivaizduoju, kaip Makronas kažkur ieškojo kėdės ir dėjo tenai sėdi. Bet trekinimas buvo Rusijos atžvilgiu labai didelis po šito susitikimo. Trumpo tweetas, kaip ten bebūtų repinis, kad rusai čia turbūt galamas dalykas, bet rusai bausto. Gali tai būti, netikėtina. Pamanykite. Kitas backtrackinimas buvo labai stiprus dėl Paulo, nes kai pradėjo sakyti, kad atleisim Paulą, tai tas ne, kaip čia pasakyti, vienas iš dalykų, dėl ko rinkomis yra pasitikima dėl to, kad centrinis bankas yra nepriklausomas. Jeigu centrinis bankas Fedas nėra nepriklausomas, tai tu tada Amerikos, vadinkim, taip rinkos tampa manipuliuojamas valdžios ir tas, iš principo kerta per kardinalų pasitikėjimą Wall Street'o. Ir čia yra, labai labai negerai Amerikai. Tai dėl šito dalyko Trumpas, kuris anksčiau ten planavo, kaip atleisti Paulą, sakė, ne, Paulo tikrai neatleisime. Jie kad tik metai liko, bet buvo planų pasiduoti. Už Erdoganą. Ir trečias dalykas, tai aišku, yra šitas gera apie tarifus ir apie tarifus Kinijai būtent ir apie Kiniją pasakymas, kad mes tikrai kalbėsimės ir čia viskas bus, jau kalbamės ir čia tarifai tikrai tiek ilgai neliks ir panašiai buvo toksai va. Tai aš noriu pasakyti, kad Kinijos backtrackinimas ir backtrackinimas dėl Paulo turėjo neįtikėtinai pozityvę poveikį akcijų rinkoms, nes akcijų rinkos sakė, palauk, tai vadinasi, protas dar neprarastas, kažkaip viskas bus tvarkomas, ko gero nėra viskas taip blogai ir visų kompanijų akcijos, skaitant beje tą pačią Tesla, vėl atšoko pakankamai stipriai, atradė čia buvo. Jo. Bet šitoj vietoj reikia turėti omeny, kad šį bent jau būtent savo, kaip čia pasakyti, savo šalies atžvilgiu, aš manau, neišjudės tol, kol arba nebus žiauriai skauda, o ištvert Kinija gali daugiau. Ta prasme, neprarast valdžios rankose, priversdamas kęsti didelius skausmus ilgiau negu kad Amerikoje, bet turės, ką šį bando pasiekti, kad Trumpas nuliptų nuo aukšto arklio ir pradėtų šnekėtis kaip lygų su lygiu, bet iš jo pusės. Tipo, tu mane įžeidėjai, tu dabar ateik atsiprašyk. Kitas dalykas, sakau, Kinijos aplamai visą diplomatinį efortą žiauriai glumina tai, kad jie negauna point of contact konkretaus, kuris turėtų teisę priimti sprendimus bent jau iki tam tikro lygio. Ta prasme, su jais ten pasišneka vienas, pasišneka kitas, bet sako, aš einu pas tėvelį paklausti. Bet žiūrėkit, jeigu jums atrodo, kad Trumpas meluoja garsiai, tai primeskit, ką Kinija daro. Kinijagi įvedė atsakomuosius mokesčius, tame tarpe farmacijais, irgi tiem patiems semikonduktoriam ir taip toliau. Ir tie mokesčiai nėra atšaukti, bet paskutiniai 2 šipmentai, dideli, pavyzdžiui, kur atplaukė, jie nebuvo užmokestinti. Tiesiog, ta prasme. Praleido, būdavo, pasitaiko kartais. Didelės ir klaidos. Čia yra dvigubas žaidimas, žinokit. Ta prasme, klaidos jo, supranti, mes mokesčių neatšaukėm, bet mūsų hebra gauna pigiau. Iš kitos pusės, už kokius 6 metų, supranti, importuotojas, kuris parsiimportavo, jeigu Kinijos valdžiai reikės pinigų, supranti, mokesčių tarnyba ateis ir sakys, žiūrėk. 8-9% mokesčių nesumokėti buvo. Aš sugrįšiu prie Mykolo prieš kelias serijas paminėto gerojo muitininko teorijos, kur kažkur Kinijoje ką tik pasistatė toks nemažas, neblogas kompleksas. Kinijos miestelės turėtų būti tokia, kaip pas mus yra. Kokie pas muitininkų miestai, kurie pas mus yra? Lazdijai, ne? Lazdijai. Tai tai tokie dabar Lazdijai, kokie Kinijos maštabas, kokio milijono dydžio Lazdijų pilaitės dėsta. Kolegos, tačiau gėda ta, aš manau, kad čia... Jo, mes biškiai pavargom. Davėm šią tokį neblogą tokį dalyką, aš labai šitas atsiprašau, ir tuo pat visiškai atsiprašau, bet nesiprašau, nes papasakoti apie Maskvą vis dėlto reikėjo tos beveik valandos šitą ir man taip atrodo, dar mes turim ką čia užbaigti. Mes galim padėkoti savo klausytojam, kad... Padėkokit. Palaikinkit. Jo, gerbiami klausytojai, prašymas visiems, jeigu nesunku, bakstau tą subscribe mygtuką. Jo, biškai trūksta, mažai. Jo, šito YouTube'as reikalauja tam, kad būtų rodomi dalykai ir jum patiem. Laikinit, jeigu patinka, jeigu nepatinka, paspauskit tą dislike'ą netgi. Taip. Parašykit komentarą. Taip.
kalba greitai, pertraukinėja. Taip. Mes bandom tvarkytis, stengiamės. Tai Aš labai stengiuosi Mykolas kalbėti labai. Tikrai stengiuosi, visi stengiamės. Ačiū visiems. Lėtai. Geros dienos, laikykitės. Dėkui. Ačiū, sėkmės. Terminalas.